Ei, broli, ar tu pasiruošęs išvysti žarnų? Daug skerdyklos, daug pykčių, daug agresijos, daug suaugusių vyrų ir moterų, kimbančių viens kitam į atlapus ir besipykstančių dėl visokiausių dalykų, kartais ir labai nereikšmingų, ir kartais net nelabai svarbių. Tai tu geron vieton pataikiai. Sveikas atvykęs į mano kanalą, čia yra Emilis Jokūbas. Šiandien mes žiūrėsim kovas, ir tos kovas tikrai bus ne kokios UTMOS ar ne UFC, ne. Kovos bus šiek tiek, tokias, sakyčiau, be fizinio smurto. Kovos bus tarp komikų bifai, komikų pykčiai. Neparodysiu jokių video, jokios medžiagos, kur tenais Katleris su klojumu susikybė tenais. Duodas ant žvyro purvinį prakaituoti. Aš ant tavęs pykstu, Ne, tokių nebus, žinai, bet jo, aptarsim visus beefus, darysim tier listą, darysim geriausią, bandysim išrinkti geriausią beefą Lietuvos komedijoje. Paskutiniu metu, kaip žinot, šviežiai vyksta Klajuminių klanas prieš Vatapinių klaną. Mūšis vyksta, krenta bombos, vėlgi ne atominės, o akuzacijų bombos, tai tu sakai, kad Stonkaus gelminė nemyli. Aš tave paduosiu teismą. Slėpkit vaikus, lyskit į bunkerį, vaikai, lyskit greičiau į bunkerį, pareina. Andriu, ateik čia greičiau, pažiūrėk, vaikai jau bunkerį, ką tu darai, vaikai, tėvą neteks. Ne, palauk, aš noriu paklausyti, ką ten šneka. Andriu, nu prašau, eik į vidų, eik į bunkerį. Padarysiu video, kurie spondinu, kad stūmė ant manęs. Andriu, eik, tu nebėgimas, Andrius nebėra. Gabals renka vyrą. Neištvėrė dramos per daug, tiesiog buvo dopamino paduota iš šitų dramų Andriui. Galim pradėti nuo pačio šviežiausio, nuo pačio naujausio, labiausiai fresh beefo. Tai yra Dominykas Klajumas prieš Vatapinių klaną. Klajuminių klanas prieš Vatapinių klaną. Čia nebus teisima, aš neteisiu, aš neteisėjas, aš neteisiu su plaktuku. Nesakysiu, tas teisus ar tas teisus, ne. Mes čia nuspręsim, kuris beefas tiesiog juokingesnis, kuris geresnis kontentas yra. Važiuojam. Žodžiu, viskas prasidėjo nuo to, kad Klajumas turėjo skandalą dėl mažūgių. Ir tada užsikūrė visi influenceriai supolė, VTP buvo išėję atostogų. Baigėsi atostogos, praėjo daug laiko pro mažūgių skandalą Klajumą, VTP grįžo su savo pirmu podcastu po atostogų ir paskyrė pusę valandos segmentą, kur aiškino, dėl ko jie nepalaiko Klajumo ir taip toliau, ir tada atskleidė visokių insidų, kad Stonkus nelabai sueina su Klajumu, turi pykčių, kad tenais Klajumas skleidžia melus apie juos, apie jų žmonas ir taip toliau, spekuliuoja kažką tenais, kūrė ir taip toliau. Ir taip viskas susisuka, žodžiu. Ir aš tryniu rankom, aš klausiau, aš jau tryniam rankom, aš jau tryniu rankom ir sakau, oi, blėt, bus peržiūrų, oi, padarysiu video gerą. Peržiūras, viewsy, laikai, drama, oi, blemba, labai gerai, man tai čia delikatesas, žinokit, kaip žmogui mintančiom nuo dramų ir nuo clickbaitų, man čia tobula. Čia bus 2x speed, nes labai tingiu klausyti normalių greičių. Ir jau žiūrėjau, tai kas nesuspėjat, mūsų šūkis bus šitam kanale, piskit iš kanalo. Man labai patiko, žinai, kai kurių, aš dar vieną pasakysiu, man labai patiko irgi tas, kur dabar pasakei, apsimesta auka. Kur labiausiai kas apsimetinėjo, kai atsimenu su Bartaševičiaus to skandalų, tas video, žinai, kur rankytės sudėtas čia, aš vargšas komikas, aš tiek sunkiai dirbu, pažiūrėkit, kiek yra papkių, aš stengiuosi ir esu neįvertintas. Tada kitam podcast'e jis sako, atrodo, kad komedija rašyčia pats sunkiausias darbas, aš tiesiog imu ranką, paleidžiu ir rašau. Tada, žinai, pats vaidina auka, kaip čia su juo bando susidoroti žmonės, tada kitur rašo, lengviausias būdas, kai nebeturi argumentų, yra apsimetinėti auka. Tai jo, na indeed, kai jau įsitakinį rašė man. Jo. Na ir toks, žinai, ir tu tiesiog nežiūri tą žmogų rimtai ir... Čia dar nieko realiai baisaus nepasakė, tiesiog pavadino auka, pasakė, kad Klajumas dažnai primeta auką, nors pats tu man tų, kurie primeta aukas, tai čia aš dar toks žiūrėjau šitą vietą, čia pati pradžia buvo to segmento, aš toks, čia nieko jau čia baisus nebus, Stonko atrodo pohui, bet tada viskas kuo tolyn, tuo labiau pradėjau įsikūrinėti, tuo labiau aš delnais pradėjau trinti, tuo labiau pradėjau matyti, aš ant kiek čia galim išklikbeitinti. Ei, ar tu nori juoktis, ar tu nori išleisti pinigus, ar tu nori juoktis ir vienu metu ir išleisti pinigus, ar tu nori išleisti 16 eurų, kad pažiūrėtum ir paklausytum, kaip suaugęs vyras ant teatrinės scenos į mikrofoną daro... Į gerą vietą pataikiai, nes aš tave kviečiu į savo stendų pasirodymus. Taip, aš su nauja programa Emilis Jokūbas Fake It Till You Make It atvažiuoju į šiuos miestus. Kaunas 10 mėnesio 11 diena, Vilnius 10 mėnesio 18 diena, Klaipėda 10 mėnesio 24 diena, Šiauliai 11 mėnesio 07 diena. Sakau skaičius mėnesio nepavadinimą, nes nežinau mėnesių pavadinimų. Labai visus kviečiu į savo stendų renginius, ateikit pažvengti. emilisjokubas.com svetainėje rasit visus bilietus ir visą info. Lauksiu jūsų savo renginiuose.
Ateikit, susitiksim, pažvengsim. Jo, galim pažiūrėti, sekantis. Klajumas šiaip yra tendencija visą laiką nukreipti viską kitus pakišant autobus. Mūsų podcastas pastovi yra, kai tik komentaruose pasibūna, kai tik kažkas parašo, kodėl čia tai gerai, čia įdomiau negu sėdėti žiūrėti kaip 3 seniai, pasakoja apie 3 lochai, blėt, pasakoja apie tą, ką nuveikė savaitę. Pasišitas, dabar įsivaizduok, jeigu, blėt, you have talks, va taip būtų dylas. Pastovi, čia po kiekvienu podcastu yra lyginama, tarkim, podcastą, po kurio komentuoja su kitais podcastais ir dažnai būna ten, jūsų geresnis, blėt, negu tasai, nahui, pas mus irgi po riff rašo, o, blėt, jau geriau jūsų žiedžinai negu tų, kur va išgamų tenais, VTP ar dar kažkas, žinai, ar ten negu klajumą, net, žinai, būna kartais parašo, o čia, ble, geriau jau negu klajumą, žinai. Tie podcastai gaus tokių komentarų, kurie yra gal renka mažiau peržiūrų, yra dar kylantis. Žmonės visai bandys numušti tos, kas yra viršui, kaip Vatapinių klanas, šiuo momentu tikrai peržiūrų daugiau renka negu klajumas ir negu mūsų rifas. Ir žmonės jo ateina pastovi komentarus, ir bando numušti viršų, bando numušti Lietuvos komedijos iluminatus, komentuodami, o, ble, jūsų geriau, negu ten tie, kur va 3 praplikę išgamos, žinai, sėdi bazarin. Jau geriau jūsų klausyti, negu, žinai, rolas tenai su top sporto maikė, ten, žinai, žinai, krevetės, Porsche laikrodžiais ir ten stonkus sėdi, žinai, šalia, ten, teatras. Ir Katleris, žinai, valgiau pizzą. Tai jo, žmonės mėgsta lygint, čia nieko nepadarys. Gerai pasimatė bičias, kur uždėjo stoją, kur Jokeris prie degančio it's not about the money, it's about the sending a message, kitą dieną laiškutį, fucking, bendram rėmėjai, žiūrėkit, čia peržiūrės kyla, karočią, tai čia gi blėt, negaliu vietoj. Žiūrėk, vėl skaldimas žmonių, rušiavimas žmonių, čia influenceriai, čia ne influenceriai. Ei, dabar susitelkime, tie, kurie nemėgsta influencerių visų, o yra daug tokių žmonių, kurie nemėgsta, vienikimės, aš pabūsiu jūsų balsą. Bet čia putinistas, žiūrėk, absoliučiai. Va ties šitą vietą, čia buvo kosmosas, ta prasme, eik tu, aš sėdėjau, kai autistas jau taip rankam dariau, sakau, klajumą Putinu vadina. Gal komikai ir nesimuša tarpusavį, gal mes ir nesilupam, žinai, gal mes ir nelipam į ringą. Komikai bifose kartais vis tiek sukelia tą tokį dopaminą, žinai, bežiūrint bifą. Tu gauni vis tiek to adrenalino, nes mes viens kitam į snukius pys negalim. Nes mes dažniausiai silpni žmonės, nerdai, žinai, paliegė dauguma. Aš apie savį nekalbu, aš blėt visus išneščiau, jeigu būtų komikų utma, aš laimėčiau. Nu gerai, gal prieš klajumą prapišiu. Toliau visus suraityčiau, ir šiaip galėtų būti komikų utma. Užtenka, bazarint. Užtenka tiesiog bazarintis vieni kitų, blėt, per laidą ar tenais už nugarų. Smurtas geriausiai viską sprendžia. Pažiūrėkit, kaip vyksta viskas kovose, ne? Būna konferencija, vieni kitų pašakinėja, tada lipa į ringą ir kažkuris gauna į galvą. Dažniausiai abu gauna į galvą. Ir nesvarbu, tu laimėjai ar pralaimėjai, tada tu viskas būna aišku. Viskas greitai įsprendžia gongo mūšį. Tuo tarpu su komikų bifais, tai kurie bifai tai taip ilgai užsitęsia, kad pabaigos nesimato. Čia melšk nemelžia, žinai jos. Nes viskas yra tiesiog žodžiais, trūksta smurto. Galėtume surengti kažkokį kovų turnyrą, aš manau. Tikrai būtų norinčių. Gal minimaliai, aš jaučiu norėčiau ir jaučiu tik aš, bet vis tiek būtų smagu. Bet čia putinistas, žiūrėk, absoliučiai, čia yra rast bendrą priešą ir eik tu, Labai paprasta atskirti. Žmonėms nepatiko, kad tu paėmei žmogų atsidegėlį, privatų žmogų ir tu iš jo tiesiog jokiais, jokinga ar nekinga nediskutuojam. Gali būti ir jokinga, ir žaidu, žinai, taip pat. Klajumas buvo iš karto panaudotas R žodis, aštrusis R žodis ant klajumo ir P žodis, RP, roleplayingas, Klajumą išvadino roleplayerių, rusiškų, Putinų iš Rusijos, blėt. RP, Jo, čia jau įtampa kyla, kaip sakant, šito momentu. Daug dar dalykų čia atsiskleis, dėl ko jie tokie užsipuolė ir ant to klajumo. Tai, kas vyko su klajumu po to, yra, man labai liūdna žiūrėti, nes, ta prasme, jūs galvojate, kad, gerai, mes Bud su Stonkum, kad išneka apie mūsų, žinai, tipo, man tikrai nėra smagu klausyti, žinai, kai mano bičiulis buvęs spekuliuoja pasistatęs krištolinį rutulį, koks toksiškas mūsų mergų podcastas, kai iš jo kokį 10 žmonių, žinai, išėjo ir ne tik, kad išėjo. Komikų bifus smagu žiūrėti dar dėl to, nes, ble, mes gerą fantaziją turim ir Katleris kai aš klausiau iš tos vietos, man jis nupiešė tą vaizdą, kad klajumas spekuliuoja apie mergas su krištoliniu rutulį, aš įsivaizduoju, blėt, aš tiesiog nusikeliu kažkiek žiedų valdovo visatą, blėt, ir aš įsivaizduoju tiesiog ten klajumas sėdi su kapišonu, jisai per tą rutulį mato kaip per kokį webcamą, kaip per secret camą, ten ką veikia panos namuose, žinai, Katlerio su Stonkum, ir tenais gali ten kažką prišnipždėti jom, žinai, tenais uždarykit podcastą, jums su Kolitaitė bus pizda, uždarykit podcastą, žinai, kažkokie sėklą atro gali dėti galvą tom panom ir tada, pys kitą dieną, žinai, ten, uždarom podcastą tik tarp mūsų, laikas atsisveikinti dėl dramų, tipo, eik, aš taip įsivaizduoju, aš šitą klausydamas, aš klajumą įsivaizduoju kaip kažkokį Dark Wizardą, Nėra malonu, kaip tavo panas šneka, mes dėl to per savaitę
savaitės rifą, kai aptarėm tą panų podcastų uždarimą ir ten, kur buvo tas Vytas Bifas, Agnė Gulitaitė, stengiamės neminėti, stengiamės vatapinių, kaip sakant, pačių panų, stengiamės minimaliai, žinai, minimaliai minėti, vis tiek, žinai, toks nenori, blemba, Stonkaus tai dar fiziškai prisibijau, žinai, Katlerio tai iš sunaikinimo pusės prisibijau, žinai, kad galėtų pasukti Panevėžio turgų, žinai, kur aš pastoviai peilius einu pirkti, karts nuo karto, žinai, kolekcionuoju peilius, pasukti ten, žinai, gintarui, kioskelį, Panevėžio turgų, žinai, myliu peilių nebeparduok daugiau. Taip, kad gali man uždaryti kažkur kelius. Su projektais tai neuždarys, nes aš su niekom nedirbu, aš viską, aš vienišas vilkas, kaip sakė. Tai aš dėl to ir darau šitą video, žinai, nes man taip zaibys yra nebūt po niekieno sparnu, kai esi komedijai, nes aš galiu beleką šnekėti realiai. Nesakau, kad aš stumsiant jų. Žiūrėkit, aš pasisakau dabar prieš visus komikus, apie kuriuos čia kalbėsiu apie daug. Aš nieko nestumsiant jūsų, viskas komediniam kontekste. Neužbaninkit manęs iš open mic'ų, blėt, ar dar kažkur. Bet jo, zaibys, kai nesi niekam po sparnu, tada turi daug laisvės, žinai, šnekėti, daryti tokius video ir nereikia permišti, nes aš tipo, kur mani, blėt, išmes iš savaitės rifą nahui, iš mano podcast'o, iš kur mani išmes iš šitų namų nahui. Nebeleis mani mano namus įveikti, kameras įsijungti. Ne, aš galiu šnekėti, ką noriu. Aš esu juridinis asmuo, aš neturiu su niekuom kažkokių projektų svarbių, nesu kažkiam aukšto lygio komikui po sparnu. Aš esu juridinis asmuo, aš esu suverenas. Be to, aš esu komedijos suverenas, vienas iš nedaugelio komedijos suverenų, kuris iš nieko atėjo, aš atėjau iš nieko, manęs nieks neėmė po sparnu. Aš dariau to savo mamą, tetę, mačiutę skečus, rankšluostį užsivyniojęs ant galvos, žinai, kėliau YouTube, nahui, pasikėliau, užsibildinau followingą ir dabar aš galiu daryti impressionus tokius kaip šitas. Klajumas spekuliuoja su Krištolo Rutulio. Andriu, tau kojas jau nuplėšė, nu nebeklausyk, bombas gi krenta, tu palauk dar biškį. Katleris pizdačius, tu man manis, bet aš dabar, karoči, padarysiu video apie, kur nulikinu jo privačias asmeninės žinutės. Andriu, nu prašau, nu kad jau tavo galvos jau nebėra, Andriu, jis nebegirdim. Jo, aš galiu toks daryti. Tai man nebaisu, žinai, tas man labai smagu yra. Bet jo, dėl Katlerio ir Klajumo, tai jo, blemba, šiaip intens, kitau sako, kad tu darai karo nusikaltimus, kitą vadina Putinu, spekuliantų ir taip toliau, tai, aš sakau, reikia ringą. Vienintelė išeitis, bahūram reikia lipti ringą. Katleris iš Panevėžio, aišku, Katleriui būtų galim duoti visą Panevėžio kitą, žinai. Klajumas jo iš brazilinio džiudžitsu, tai jam duodi kimono viskas. Bet Katleris iš Panevėžio, jis turėtų arsenalą, kaip Panevėžį irgi, žinai, ringė, bet jis turi pederastkę, hugabos, viduj dujas, peilis žiauriai atbukęs, kurio tik sviestą galiu įsitepti, tai geriausia atveju. Ir kontrabandinių cigarečių. Nežinau, kaip šitą ringę panaudos, bet gal kažkom pravers. Jisai daug prikomentavo paskutinį, bet jisai prikomentavo, prispekuliavo, bet čia visi podcastai padarė, žinai, taip, aš faktas irgi mačiau, mačiau, bičiuliavimas. Eik, tu kaip pohuienai, kios po šitą video irgi nepiks. Gerbiu Katlerį, vienas geriausių žmonių Lietuvoje, vienas juokingiausių komikų Lietuvoje, geras mėgstukas, blem. Aš dariau jau video apie jų panūtas skirybas, tą podcast'ų uždarimą. Man nieko nesakė, viskas gerai. Gali būti nesakė dėl to, nes bijoja, blėt, kažką pasakyti, kai trapecija, nahui, per maikę lenda, kai gyslo šoksta. Gal tiesiog bijoja kažką. Ne, jėkau. Kliūna ir man labai sunku tai toleruoti, kai, pavyzdžiui, Klajumas sako, Stonkus gelminės nemyli, tiesiog įsigilėkime. Aš žmonės klauso, mūsų podcast'o daug žmonių klauso, keliasdešimt tūkstančių, aš įsivaizduoju. Ir žinai, kai žmonės išgirsta tokius dalykus ir mes tarkim nieko apie tai, jeigu nesakom, tai, blėt, gal Klajumas kažką žinai, ten inside info turi, žinai, sistemą. Klajumas deginės stilius yra su visais, net su tais, kuriais nedirba. Jį su komedijos pasaulis siekia kislekas. Nu šiaip jo, yra šitas, kad Klajumas realiai tikrai su daug nevengia beefint. Taip, sakykime, nevengia beefint. Aš dabar, kai rinkau šitą sąrašą visų beefų, tai gal 5% tiesiog Klajumas su kažkuo beefas. Klajumas prieš kažką. Čia gal bus video tiesiog ne visi komedijos beefai, tiesiog visi Klajumo beefai. Šiaip Klajumas jo, jisai nenusileidžia, jisai mėgėjas yra pabeefint. Bet sakyčiau, kartais ir vištienos reiktų paragauti, nu blemba. Kiek to beefo galima, žinai. Aišku, aš suprantu, liesa mėsa, žinai. Pinigų turi, gali sauliais, žinai, tą beefą valgyti. Klajumas tiek prisibeefinės, jis palei viską dabar turėtų sverti, blėt, 200 kokius kilogramų, na. Tiek jis beefo apturėjęs, kad, blemba, aš bijau, kad jo celulolo likimas neištiktų, na. Blemba, prižiūrėk cholesterolį Klajumas. Kislekas apie mūsų iš visų gyvenimus nieko nežinai, šoka, kad mes antras pasaulis planuojam daryti. Nu, kažką girdėjau, net neplanuoju, va tiek, žinau, žinai, kaip laužu iš piršto. Šiaip jo, aš darau šitą video, bet aš labai daug nežinau jokių insidų, kažko, kas nėra viešame
eterį, tai galimai irgi, žinokit, praleisiu informacijos ir komikam irgi sakau, nepykit ant manęs. Ar jūs galit pykti iš tikrą, man paibat nahui. Vėlgi pasikartosiu, aš esu suverenas, aš esu individualus asmuo, aš esu juridinis asmuo, aš esu MB, mažoji bendryje. Ble, atrodo jau kurva, dirksti transformuojas po biškį. Bet iš kitos pusės aš save mažąją bendryje vadinu, kas labai nėra kieta. Jeigu būtų komikų tėmiai, jeigu būtų komikų comic fights, kur komikai bibiai savo mušasi, comedian cockfights, tai jo, aš jaučiu ir mano klička ir būtų mažoji bendryje. Emilis MB Jokūbas, nahui, mažoji bendryje. O mažoji bendryje dėl to, kad po šito video su manim labai jau mažai kas bebendrauja. Opa, va tokį va. Sleišia, teišia, hello, ojai, I just came back with a funny joke. Sleišia, teišias. Galvotume, kad aš čia, blėt, taip suspėjau, kad apie mergas pašnekėjo. Yra tiesiog, yra mielai ir yra, blėt, spekuliacijos. Tai spekuliuok, bet nemeluok, žinai, taip, apie tokius dalykus, kurie kenkia mūsų karjerai ir mūsų, žinai, asmeniniam gyvenimui. Žiūrėt komikų bifus žiauriai keista, nes mes dažniausiai linksmi būnam. Aš visą laiką piktai juokingas, tipo. Aš vis tiek, mano emocija pagrindinė būna agresija, piktis kažkoksai, nes aš ant milžiniškų dozių. Tai pas mane biški kitaip, žinai, yra biški niuansų, žinai, aš toksai žmogeliukas su niuansai, aš biški nupigintą prekę, žinai, prekę, kuri buvo išimta iš pakuotės, bet grąžinta į lentyną, žinai, aš toksai biški, žinai, gamyklinė broka pas mane yra, tai pas mane biški kitaip, bet šiaip keista, va, kai Katleris toks visai linksmas, chill guy, ir žinai, kai komikai bifina, kai pykstasi, labai neįprasta žiūrėti, va, rimtą Katlerį, nes tu dažniausiai net neįsivaizduoji, kad jis galėtų piktas būti. Negau, kad Katleris gali tą tokią veido išraišką turėti, kur rimtai, žinai, šnekėt, nes visai įsivaizduoja, eik, darant seniuką, eik, kurva, kai katas, kurva, klajumas. Palėjo charakterį, tai įsivaizduoja, kad jeigu išgirstų jis kažką, kur klajumas, ten kažką blogą pasakys, tiesiog turėtų sakyti, eik, kurva, seniukas, blėt, kur, eik, ką tu čia stam, kur, seniukas, blėt, eik, tadarn, seniuką, eik, tadaniuką, blėt, tadarn, seniuką. Neįprasta atrodo, kad toks uncanny feeling jauti. Labiau pastiprinti, čia jo, žinai, stilistika, jo žanras ir panašiai. Bet žinai, sumenkint žmonės, sakyti, va, tie lokai, influenceriai, tenai dar kažkas. Ne, žinai, mes tu pats toks pats influenceris esi, tu pats reklamuoji daiktus, žinai, tu pats tos Instagramą savo darai kelitą, tu pats džiaugiesi tom peržiūrom, žinai, ir pats bandai įtakoti kažką, ir mūsų vadini, pats jisai, žinai, stebuklingas, o jūs įsišūdai, bet įtakoti chujovė esat. Komikai nelabai mėgsta influencerių, mes stumam ant influencerių, mes mėgstam nurašyti žmonės, kurie tenais pistas kremukus savo reklamuoja storiuose, bet aišku yra tas, kad daug komikų patys pas juos vien būna reklama. Jeigu tu realiai nieko nereklamuoji, tada gali stumti ant influencerių. Aš pavyzdžiui galiu. Pas mane Instagram'e reklamų nėra, pas mane ten būna draugė, apkerpa mane ten, įpisu, žinai, o gerai apkirpa, maladėt, žinai, bet neprašo manis net, žinai. Sušių buvau pasėmis, neprašė, nahu, kad paprominčiau, paprominu, paibat, žinai. Ten nėra, kad aš dylus gaunu kažkokius kremus ir prominu, todėl aš turiu aš galiu sauliai, žinai, pizdavoti influencerius, kas yra žiauriai smagu, nahu. Bet neduok dievę, aš kažkada kremus pradėsiu reklamuoti, nu tai aišku, dėksiu pagarę, nahu. Ir aš stumu ant influencerių, kad jie reklamuoja kremus, bet žiūrėkit, aš nieko neslėpiu, nahu. Jeigu man duotų tų kremų, kur aš juos pumpuočiau pats, blėt, štampuočiau. Man paibai, duokit man pinigų. Bet aš negaliu reklamuoti, nes dažniausiai tie, kas nori reklamos, iš tavęs labai daug prašymų turi, blėt. Užgaidų visokių. Ten tą padaryk taip, tą pasakyk taip. Aš nenoriu, nahui. Jeigu aš galėčiau reklamuoti savaip, tai aš, blėt, viską reklamuočiau. Į kremus, nahui. Ir, blėt, veipus visokius apelsininius, analinius plūgus, nahui. Bet jeigu galėčiau savaip, va tiesiog įsijungi istoriją, blėt, geras kremas, nahui. Pisen kaktos, zaibys, blizga viskas. Nuimas pogus, bam, sio įkeli, ramu. Bet ne, jie nori tenais padaryk taip, ten skečiuką nufilmuok, kad pavyzdžiui, mamai pizda sausį tėvas ateina kremą pasiūlo, mamai ieškai įsigandus, nežino, ką daryti, tėvas įstraukė kremą, oi važiuok, tau šitas labai gerai, ten scenarijus, visokius skriptus rašyti, absurdas, na, per daug apsikrauti, geriau nieko nereklamuoju ir pizdavoju tos, kas reklamuoja. Geriau savo Patreoną pasikurti, kelt bybį savo nuogai Patreoną arba OnlyFansus, ir tada ramiai galva nereiks kremų reklamuoti. Ei, ar tu atsibodo žiūrėti šitos trumpus video YouTube'e, ar tu nori šiek tiek ilgesnių video, bet per kitą platformą, kur dar reikia papildomai susimokėti, tai tada ateik į Patreoną, susimokėk pinigėlę, duok man pinigėlę, leisk man nusipirkti naują telefoną, leisk man nusipirkti mašiną, leisk man nusipirkti krevečių ir austrių ir mydijų, leisk man būti turtingų, leisk man paimti iš to išdo kažkiek pinigėlę. Ir ateik į Patreoną, ilgesnis turinys, uncut video versijos, taip pat gal dar kelsiu papildomą video, ateityje papildomus kažkokius podcastus ir taip toliau. Tai parem mane, palaikyk mane, nieko nereklamuoju, nieko neprominu, tai labai prašau, padėkit man kažkaip išgyventi, ateikit į patreon.com Emilis Jokūbas N18. Lauksiu jūsų, ilgesnis turinys be reklamų, uncut, kaip ir mano pimpė.
Staiga, jeigu tau kažkas tai nepavyksta, tu iš to pykčio, žinai, kuris tavyje kažkokia yra pagieža, kur kažkas gal geriau kažką turi, daro, gyvena, jam atrodo, kad taip yra, nors apie jį niekas iš vis taip negalvoja, bet tu niekada nežinai, jeigu tam man kažkas kaip dabar, pavyzdžiui, buvo nutikę, eik rašyt, blėt, kas mane puola, dėl ko, kažkam tai rėmėjim, toks žinai su pykčiais ir kitais kitais dalykais, tai yra baisu. Tai pabaigsiu, tai vienas ir svarbiausias dalykas, ką mes galime išlaikyti. Nesvarbu yra, nei kas tu esi, nei ten tavo lygiai ar tavo ten statusas ar dar kažkas. Yra pats svarbiausias dalykas yra žmogiškumas. Ir tu geras žmogus. Aš nenoriu jokių bifų, bet aš negaliu šito nepasakyti, blėt. Aš negaliu rimtai rolo klausyti, kai jis kalba apie žmogiškumą, kai bičas, blėt, top sportą reklamuoja, kai jis reklamuoja lažybas, nahui. Kai jis reklamuoja dalyką, kuris griauna žmonių gyvenimus. Čia realiai tas pats, kas būt Baryga, nahui. Čia tas pats, kas Baryga, kuris pardavinėja, nuo kurio dvesia bomžai. Pilnos gatvės Vilniui bomžų su pūvančiom kojom. Ir aš tiesiog tarp jų vaikštų, blėt. Pro tos bomžus, žinai, braunasi, žinai, visur bomžų infestacija, visi sėdė. Ir aš toksai, žinai, tą vieną bomžą pasprišoną, žinai, ten kitas šliaužia ir matau, ten kitas bomžas, žinai, be kojų, žinai, be kojyčių, alkanas ištroškė, žinai, baigė sušalti ir ten jis bando kioską apiplėš, žinai. Duokit pinigus, blėt, žinai. Su šaka panašiai pistoletą bando narvės ten apiplėš, žinai, ir aš tiesiog prieinu, žinai, prie to bomžo be kojyčių, žinai, gražiai aš iš jo tą šaką paimu, žinai, išmetu, žinai, patraukiu nuo to narvės ir sakau, žiūrėk, sakau, kad ir kas tu be nutiktų gyvenime. Svarbiausia išlikti žmogumi. Žiūrėk, gal nori pasimda turi biškį. Gerai, aišku, pasakė, jos, svarbu išlikti žmogumi, negali iš rolo, tai negali rimtai priimti. Negaliu iš 100 vaizdą dabar iš savo galvos, aš negaliu, kai jis kalba apie žmogiškumą, aš tiesiog savo galvoje įsivaizduoju, kaip prausėsi duše su pinigais, nahu, tiesiog prausės duše su pinigais, spaudžia dušo žėlę ir iš tenais tiesiog austrių sunkas bėga, iš ten bėga retų japoniško austrių sunkas, nahu, vietoj dušo žėlės, mazgojas veidą, ten prausės, vietoj šepečių tiesiog aukso gabalas, tiesiog vietoj šepečių tiesiog aukso gabalas prie granito lasdos prilipdyti, tiesiog nugarą šveičiasi ir žvengia tiesiog demono balsu. Aš mėgstu fantazuoti, blėt, susikuriu tų vaizdų, tai labai sunku šitos vietos, tai tikrai negaliu užrimta klausyti. Pats kas aš apie žmogiškumą pasakočiau, žinai, irgi, tu, blėt, aš dėl to ir nešneku apie žmogiškumą, nes aš pats, blėt, nežmogiš, kurva, įbanas, ant žmogis, na. Aš, blėt, mažoji bendryja, na, ne. Aš irgi, žinai, ten ir kalėjime sėdėjęs, ir daug šūdą daręs, ir išneku šūdą pastoviai. Piktas esu žmogus, siaubingas esu žmogus. Jeigu būčiau Seime vokčių iš iždo vokčių iš Lietuvos, aš neslepiu tokių dalykų, kaip man šnekėt apie žmogiškumą, kaip Facebook'o komentatoriai mane apibūdino, aš esu gomikas, gomikas, aš ne žmogus. Kadangi esu gomikas, tai aš ir šneku homiko dalykus, o ne geras žmogaus dalykus, žinai. Tokių pavojingų dalykų, žinai, kaip cyberbulinimas, bet toks jau rimtas cyberbulinimas yra paleidžiama ant silpnesnių žmonių, kurie galbūt ir ne visada gali apie save apsiginti. Ne, bet tarkim, aš nepasakau, kad tu esi kekšė kurva bibių čiulpėja, tiesiog pasakau šitai. Ar ten prostitutė, ar tu dirbi už pinigus, tiesiog pasakau, nes ką čia komedija, žinai. Visada sklandų, nėra klaidumas, pasiklausykite tiesiog jo apie bulinimą, kokia jo moralė yra. Tai pasikartosiu pastinka, žiūrėkit, žvenkit, nelai nebūna jis moralės šviturys. Jeigu nenorit, mes nesame moralės, man labai tinka. Nereikia komikų priimti už moralės kompasą, niekada. Vėlgi nenoriu generalizuoti, bet aš esu debilas. Ir kas tikrai nemoraliausias žmogus. Neskaitau, kad galiu būti labai moralės kompasas, nes esu rodęs savo genitalijas viešai, esu rodęs savo subinę viešai. Mano kas antras žodis keiksmažodis, aš esu konviktintas felonas, aš sėdėjau kalėjime. Nu mes velniukai, žinai, mes tokie velniukai, kaip sakant, mes tikrai nesimeldžiam prieš šiandien mėgoti Jėzui Kristui, apart Visicko. Klausyt mūsų apie moralę tikrai geras pasakymas. Nereikia, nahui. Komiko turi klausyti kaip komiko, ne kažkokio, blėt, self-help guru, žinai, justice warrior. Taip toliau, nes, blėt, mes kalbam apie bybis, šūdus, išmatas ir už tai gaunam pinigus. Po šitų kalbų žmonės pradeda galvoti, kad mižalai ir šūdai gerai yra. Tai aš kaip tik skleidžiu antimoralę. Mes verčiam žmonės būti antimoraliais. Tu negali kalbėti apie moralą, kai tu kalbėjai apie oralą. Kai podcast'e tu 3 valandas gali prakalbėti, kai tavo laisvo elgesio moteris darė oralą. Jeigu tu 3 valandas kalbė podcast'e, kaip tu darė oralą, tu negali kalbėti apie moralą. Čia tokie buvo highlightai viso šito pasisakymo prieš klajumą iš Vatapinių klano. Tik aš pažiūrėjau vakar šitą visą įrašą, VTP podcast'ą, blė, tik aš pradėjau trint rankom, tik pradėjau galvoti, nu nafik, čia tai bus judesys. Atsikeliu, nahui, klajumas video įkėlęs apie juos. Čia yra atsakas ant atsako, čia tiesiog komikai vieni kitiem atsako. Tik labai daug atsakų. Mielas Katleris. Mano tikslas šiandien labiau yra jums pasiekti pasaką. Ją man šeštadienį atsiuntė Katleris į Messengerį. Ta pasaka, arba tiksliau žinutė, bus viso šito video pagrindas, kuriuo norėsiu jums parodyti ir pabrėžti tikrąją šiuo metu esančią komedijos pasaulio situaciją. Pirmiausia, paskaitysiu jums visą žinutę, o tada ją segmentais galėsime panagrinėti. Ei, tu, ble, žinutę nulykinu, nu čia taip pizda. Ta žinutė aš noriu paskaityti ir apie kurią visą, apie šitą žinutę realiai visas video yra klajuma. Ei, tu tokio ilgio žinutę, nu nafik, aš tai būčiau neperskaitęs.
Aš tikiuosi niekada neįsivelsiu į tokį vat beefą, tai nežinau prieš ką, prieš su Patraku, jeigu dabar beefinčiau su savo draugeliu, blėt, geriausiai iš savaitės rifoną. Jeigu aš dabar su juo beefinčiau ir tiesiog pradėtų man pis tokias žinutės, tas beefas net negalėtų egzistuoti, nes aš neatsakyčiau jam į tą žinutę, nes aš nebūčiau jas pilnai perskaitęs. Aš jam atsakyčiau tą, kas buvo pirmuose 2 sakiniuose, maksimaliai, blėt. Žiūrėk, kiek man būtų užtekę. Viskas man jau viso. Aš jau nebegaliu daugiau skaityti, pas mane limitas yra. Aš dėl to, man iškart PTSD, man primena tos momentus, kai su pana pykstės, žinai, ir kai pradeda tas litanės rašyti. Man tas antiek yra, PTSD dabar pas mane yra antiek stiprus, kad man bet kas, jeigu rašo ilgą žinutę, aš kad drebėt pradedu, eik tu na, su manim skirsis ten, žinai. Jeigu ten gaunu iš VMI pranešimą, žinai, kad nesusimokėjau už kažką man. Bet ten ilgas tas laiškas, žinai, man, eik tu na, su manim skirsis, mane paliks VMI. Gaunu, žinai, ten irgi iš LP Express, žinai, laišką, kad siunta reikia atsimti, aš ten, eik tu na, su manim LP Express skirsis, nebedos man pystė LP Express. Eik tu na. Tik aš būčiau klajumo vietoj. Aš į šitą ir būčiau ir atsakęs jam. O, blėt, sveikinimai, maldės. Startos podcastas pirmadienį. Sveikint po atostogų grįžus. Blėt, malačius, na, gerai varat, bahūrai, davai, judėkit, na. Nei aš būčiau tą video tokį tada kūręs, nei aš būčiau jį paleidęs, nei aš būčiau žinojęs, kad jie čionais kažką apie mane šnekės, niekadės. 2 sakiniai viskas. Čia propsai, kad perskaitė tokį ilgą žinutę. Viskas tau patiks, ką išgirsi, bet priešingai nei tavo pasisakymai, tai bus ne iš šiknos traukta, o viešai žinoma info arba pirminiai šaltiniai. Nėra smagu žiūrėti on a personal level, kaip tu sėdi ir trykštauji kaip maža mergaitė spekuliuodamas apie mūsų su Stonkum žmonių toksiškumą, kai abu gerai žinom kaip faktą, kad per tavo žmoną ne vienas žmogus yra išėjęs iš tavo kanalo. Bet I get it. Čia tiesiog vienas podcastas kalba apie kitą. Fair game. Dėl entertainmento šauktukas. Bet vat ko tikrai negaliu paleisti pro ausis, tai tiesmukiškų melų, kaip Stonkus gelminės nemyli. Jie ne patys savo programas rašosi ir vagia dar jų žmonas, kitų santuokos lenda ir taip toliau. Čia tik keli pavyzdžiai. Jų yra ir daugiau ir nebejoju, kad daugumos nesu girdėjęs. Kur tau čia entertainment? Žmonos, santykiai ir myli dar yra keywordai. 3 keywordai, kurie padaro, kad man goosebumpai eitų per odą, kad man pagaugais nahui oda nueina. Man viskas. Aš sakau, aš galvočiau, kad su manim skiriasi Katleris, kad sužinoja, kad aš su Kisleku rūrinos, žinai, kad išdavinėjau Katlerį su Kisleku, kad mes mylimės, žinai, kartu ir aš toks, eik, tu na, čia skirybų laiškas, ble. Beefą mes jokio nedarysim. Jeigu ir toliau skleisi šlykščius melus apie Aistę, Gelminę, Stonkų ir mane, tai prodiuserinė, kurioje mes kartu dirbome, turės pasirinkti, su kuo jie nori dirbti toliau ir nei vienas iš mūsų 4 su tokiu žmogum, kaip tu, po vienu labelu dirbti nenori. Jisai meluoja šitam video. Jis laiko mus debilais. Aš pasakysiu dėl ko, na. Ir galimai Katleris yra teisus, kad klajumas yra siaubingas žmogus ir melagis. Nes jis nedarydamas video, kur bando įrodyti, kad jis nėra melagis, jis meluoja nuo pirmų sekundžių. Klausit manęs, kodėl? Matot šitas knygas jam, blėt, už nugaras. Jisai bando primesti, kad jis dabar protingas yra ir kad jis daug knygų skaito, kad pas jį chatui yra milžiniškos knygų lentynos. Su Nyšė, žinai, Dostojevskis, žinai, Albertas Einšteinas, žinai, juodosios skylės teorija, žinai. Aš nenoriu mokintis juodosios skylės teorijas. Čia nėra tikras knygas, čia yra green screenas, na. Jisai mumis jie meluoja, blėt. Jisai daro protingą video, kur šneka protingai, kur atsakinėja protingai savo akizacijas, įsipysęs netikras knygas, na, už nugaras. Tai, blėt, klajumai. Jeigu jau vartais iš melų, na, tai bent jau, blėt, žiūrovam nemeluok, na. Pasirinkimą aš jau žinau, nes kalbėjau su produseriu, pažiūrėjęs kelis timestampus, kuriuos jam nusiunčiau, jis ne tik nebandė manęs atkalbėti, bet visiškai pateisino mūsų poziciją. Jau ne vieną ribą peržengė. Nenoriu, kad liktų vietos interpretacijai, jog iš vis draudžiu apie mus šnekėti. Aš ne Putinas. Šnekėk, rašyk, pasakok ir toliau, koks mūsų podcastas šūdinas, whatever. Katleris ne Putinas, nes klajumas yra Putinas. Palik Katlerį. Ja, tai faktas, kad jis nereikėjo rašyti šitą, blėt, iki klajumas Putinas. Bent vieną wild accusation, tai turėk tada čekius, įrodymus ir šaltinius, nes filmai ir arenas galėsi prodiusuotis pats. Taip pat turiu daug info apie tave ir vismą, kuri irgi nenorėtum, kad išeitų į viešumą. Nori būti edgelordu, Howard Stern, būk. Tiek aš, tiek Lietuva apsidžiaugtų, bet ką tu darai, this ain't it. Jeigu nori atrašyti šitą žinutę, atrašyk, aš perskaitysiu, bet to mūsų bendravimas bus baigtas. Galėsi dar vieną tiltą užsidėti prie garbės lentos, o jeigu sugalvosi paviešinti mūsų privatų susirašyti. Eik, tu vėl jaučiuosi lyg su pana chatinčiau. Eik, tada aš tokių esu gavęs. Aš esu tokių gavęs. Eik, tai jeigu nori atrašyti šią žinutę, tai atrašyk, bet žinau, kad po šito bendravimas mūsų bus baigtas. Atrodo, kad mane paliko ką tik. Aš žiūriu klajumą su Katleriu beefo, bet aš noriu kurti Tinderį, na, aš jau noriu savo profilį atnaujinti, aš noriu paspausti mygtuką reaktyvuoti savo profilį. Aš bežiūrėdama šitą beefą, man toks jausmas, kad aš 3 eurų tiesiog į minusą nueisiu, nes goldą reikės Tinderį pirkti. Eik tu, na. Vat aš turiu žinutę, kurią prieš kelius metus rašė Elena, kad siūlė jai būti tavo meilužė. Žinutė sena, galima atsekti, kad jau buvai su vismantė. Aišku, rastum ir tu apie mane kompromatą. Nesam ne vienas tobulas, bet norėčiau, kad liktų ribų, kurių neperžengim. Išlikim civil. Nekenkim vienas kito karjerai ir gyvenkim ramiau. Tau komedijoje Lietuvoje mažai kas prilygsta. Do that. Kam tau reikalingas vat visas šūdas? Aš nesuprantu. Vertink, ką sukūrei, o nežiūrėk, ką kiti daro. Jis dabar dar besivykstantis beefas. Čia yra šviežias beefas. Klajumas dabar įpiso šitą video, kuris naikina juos. Ir tada Katleris įpiso story. Galim greit vieną story pažiūrėti Katlerio. Sveiki, darau šitą video, nes patys turbūt žino, dėl ko klajumas išleido video. Neseniai klajumo kanale, nueikit, pasižiūrėkit, jeigu nematėt. Sakiau, kad nieko neatsakysiu, bet... Čia realiai 2 mano mėgstamiausi komikai praktiškai Lietuvoje. Aš vis tiek dadedu vieni arba
praktiškai. Nes gal aš dar nesu pilnai įstikinęs, ar jie mano mėgstamiausi. Labai abu gerbiu, nahui, ir žiauriai, ir jie tokie žiauriai geri, daug jau laiko komedijai, aš daug iš jų motivacijos gavęs, daug inspirationą ir, žinai, jie man tokie father figure yra, žinai, vis tiek tokie vyresni komikai, žinai, ir dabar man tiesiog atrodo, kad du mano tetės pyksta, žinai, du gei tetės pykstas mano. Išsimokino viską pjuodai skylę, mane pagimdė tada, žinai, šūdų tokį išperą mažą, žinai, tetė Mantas į tetę Dominikas, žinai. Augino mane toj komedijai, davė inspiracijos patarimų, žinai. Ir dabar tetės pyksta, žinai. Nu, aš iš jų analų išlindau. Aš išlindau iš tų žmonių analo ir dabar jie reikia žiūrėti, kaip jie pykstas, kaip skyrybos, žinai, vyksta. Nebus labai ilgas atsakymas. Žodžiu, dėl ko, kaip aš matau šitą situaciją. Blet, nebus ilgas atsakymas, na. Labai... 1, 2, 3, 4, 5, 6 istorijai, nahui. Eik, tu vėl, blemba. Vėl tą huė žiūrėt. Kodėl Instagramas 2xp neturi? Aš noriu 2xp klausyti. Man pizda, man TikTokas smegenys ištirpusios. Jos eilė dremba. Aš negaliu susikaupt. Man reikia, kad per pusę ekrano dabar būtų Katlerio kakta ir per kitą pusę ekrano tung sauras su javim sugeneruotas kažkoks skečas, kaip tung sauras prieš krokodilo bombardyro kovoja. Bandydamas beefint, nu tiesiog šitą savo Jokerio rolę. Reiktų, kad kažkas per jajų sukurtų Katlerį prieš klajumą, bet su tais charakteriais visais tenais. Kaktyro krokodilo, ten Katleris, žinai, pusiau krokodilas, kakta nahui per pusę kūno. Kaktyro krokodilo, oda špaliubiro klajumyro, žinai, ir klajumas ten su padidinamu stiklu, žinai, arba ten su kapišonu, su barzda pritarūtulio, žinai, spekuliuoja viską. Kas dėl Vabalo filmų, tai... Jo, nusinčiau jiem kelius timestampus, klausdamas, ar aš jau overreactinu, ar čia iš tikro yra biški too much ir tai yra kenkimas tam pačiam labelui, vėlgi minėti čia apie voktus bairius, ne savo rašytus bairius žodžių ir, nu, pasikalbėjom, tai pasakė, kad, nu, ne, aš neatrodo, kad overreactinu ir kad taip nereiktų daryti. Žiauriai jam bus sunku su pardavimais, jaučiu, kad ir kokie čia filmą bedaro, nes dažniausiai filmai yra žiūrimi vyrų kartu su moterim, bet panas vabalų bijo, nahu. Su savo panu nei vieno vabalo filmą negalėčiau žiūrėti. Duotų man, blėt, laikraštį, nahu, aš turėčiau teleką vanot, blėt, su laikraščiu, kol neišvėktų. Automatiškai va štai maniera ant to filmo vabalo filmai bankrutuoja. Tai, blemba, sakyčiau, pasikeiskit pavadinimą į Pumpkin Spice Latte filmai, pavyzdžiui. Aš tai mėgstu, Pumpkin Spice Latte filmai, tai geriausi man. Galim žiūrėti. Gal vabalo filmus? Ne, vabalo nebebijau. Nesakau, kad čia visi chujovė, aš viską gerai padariau, aš tikrai galėjau geriau šitas įgendant, galėjau gal klajum anksčiau parašyti. Gal būtumėm kažkaip gražiai išsprendę. Tai vat. Kas čia bus, blemba? Pas kurį tetę reiks gyventi, nežinau, pas ką labiau norėčiau gyventi. Katleris šiaip ant maisto gerai gaudas, nahu, jisai vestus mane jaučiu žiauriai prabangius restoranus, gerai valgyčiau žiauriai. O klajumas vestus į džiudžitsu, kur mane mokintų kaip su prakaituotais vyrais voliotis. Aš gal ten surašiau savo antrą pusę, kuris irgi būtų mano sūnui tetė. Dar atsirastų du tetės iš to. Tai žinai, net nežinau, ką rinktis. Ar ant grindinio kiaurą parą praleisti su prakaituotais vyrais, susidėjus halatus, ar skaniai valgyt. Aišku, ten išmokčiau Savyginos ant grindinio, žinai. Savyginos ir juodosios kilės teorijos, be to, savai mes suprantama. Su Katleriu, blėt, skaniai valgyčiau, nutukčiau, aišku. Su klajumu būtų labiau intens, mažiau chill būtų. Pas klajumu būtų Goginso mokykla, žinai. Aš turėčiau laivus nešioti. Aš turėčiau jam tikrą knygų lentyno fonę sukalt, žinai. Pagalvosiu, blemba. Dar Stonkus kėlė story. Netiesioginį, žinai, tokių per aplinkui. Važiavau iš Monako ir dabar važiuoju tiesiai į kirpyklą ir tada į tiesioginį eterį. Tik norėjau paklausti vieną dalyką. Ar tu myli mane, Gelminė? Myliu, aš bekelniu. Bet triusikų. O kaip galvoji, ar aš tai myliu mažytę? Myliu. Myliu? Tikrai galvoji tai? Tikrai. Ačiū ir aš tai myliu. Vis tiek, pritempiant skečų nahu, vis tiek aktorius, žinai, juokingas šiaip responsas visai geras. Tai įrodė realiai, paneigė faktą, aišku. Faktas buvo paneigtas, kad Gelminio nemyli, kas nemyli. Akivaizdžiai myli, nors aišku, kamerui Gelminės nesimatė. Ten bet kas galėjo būti. Ką manom apie šitą bifą besivystantį dar? Klajumo ir vatapinių, aš sakyčiau intens, tikrai nesakau. Aš čia vertinu nuo savęs, nes man žiūrėti lik du tetės, kuriem aš gimiau iš analų, žinai, pykstasi dabar. Du aukšto levelio komikai. Ir Stonkus irgi, aš Stonkus kažkaip išrašau iš to bifo, bet jis irgi veina, jis nelabai kažką, nu, pagrindė vis tiek čionais ant Katlerio labiau ėjo dėl tos žinutės, bet Stonkus ten irgi yra visam šitam bife.
Irgi, nahu, nu, tipo, visi geriausi komikai, čia, ta prasme, absurdas, nahu. Stonkus Katleris Klajumas, geriausi Lietuvos komikai bifinas. Man žiūrėt, nu, blemba, ant širdies skauda. Ir džiugu, aišku, peržiūros. Dopaminas man kyla, žinai, kaip kaktyro krokodilio, špaliubiro klajumyro į stonkulero stonkulažin. Lupasi trysė, žinai. Tai iš tos pusės smagu, na. Bet jo, blemba, nu, šitas intense beefas, sakau, kur jis rutulios, dar neaišku. Kol kas tada negaliu aš duoti aukščiausio balo. Ble, bet čia nu aukštam lygi vis tiek beefas. Jis dar neįsirtuliojęs, bet aš jau dedu A, nes tiesiog, nu, geriausiai, sunku pagalvoti, kad taip galėjo būti, žinai. Viešai toksai beefas, tai į A, dedam į A, blemba, nors jie S-list komikai, bet beefas, sakyčiau, A dar, nes dar neaišku, kaip čia įsirutulios. Ir, žinai, filmus turi turėti gerą pradžią, gerą vidurį, gerą pabaigą. Pabaigos mes dar nežinom. Gerai, einam toliau. Vėl Klajumo beefas, legendinis Klajumas prieš Bartuševičių beefas, legendinis Kėdės beefas, legendinis Kėdės ginčas. 4 kojos. Ir vienas kietas pagrindas, nahui. Šitas ilgai tęsiasi, buvo big deal, tenais su Klajumas vėl su papkėm buvo ir taip toliau, Vidosų prileido, Bartuška irgi ten atsakus pyso, čia visa Lietuva šnekėjo dėl šito legendinio beefo, galim pažiūrėti, kaip ten kas dėl ko įvyko. Įsivaizduokit, planuojat vestuvės, arba kokią nors šventę, arba kažkokį dalyką ir paimat ir pasakot savo kokiai nors draugiai, arba artimai panai. Eik tu nahui, Klajumas čia kai žmogžudys atrodo, blėt. Čia kai Klajumas dar buvo, aš mušu savo žmoną erui nahui. Eik tu nahui, su baskatu. Nu nafik. Čia kai Klajumas dar buvo toj, aš vartoju bet neinu į salę erui. Blet, šiaip Zamolskis nebuvo toks blogas žmogus erui. Mes kažkaip taip sėdėjom, darėm tas programas ir aš žiauriai daug dirbu su savo stand-upu. Žoskai daug. Ta prasme, aš sėdžiu, aš researchinu, aš apie tai šiaip nežinau. Bet kai aš repetuoju prie stand-upo, vienas buvo momentas, kai aš neturėjau lovos, aš tokį čiužinį turėdavau ant žemės, aš jį pasikeldavau, atsiremdavau sieną ir vaikščiodavau ratais repetuodavau. Mano žmonos bendradarbiai, kurie gyveno priešais kitoj gatvėj, jos klausdavo, kas per šešėlis naktimis vaikščiodavo, tai visą laiką ratai. Atrodė panašiai kaip vienas namuose, va toks Jordaną. Aš pujarindavau, aš išvaikščiodavau skylės per repeticijas. Absoliučiai tiesiog Zamolskis, nahu. Ratais tiesiog suka ir savo kažką murma po nosim, žinai, kartojas bairius. Blet, pamatu tą bobą, žinai, ir tą pana materialę. Ko tu man išdavinėjai? Ką iš tavai išdavinėjai, blet, kur bobą, blet. Ir tiesiog ratais suka ir tiesiog savo panosim, savo programą kartojas ten, žinai. Ko tu nahu mane palieka, blet, negrįžai iš parduotuvės. Jei negrįžu, na, kaip ir man tėvis negrįžo. Ir toks galvoja, eik tu nahui. Zamolskis iš Ruskino dabar Lietuvoje slapstos. Pizda, kviestų mentus iš karto. Vis eini parkį ir sutinki tokį Klajumą. Tokios išvaizdos, bazkatinį Klajumą. Ir nežinai, kad čia Klajumas. Stambus, bazkatintas su vikingo barzda bičas tiesiog savo panosį murma kažką ir kartojas bairius. Pats žvengia su savim. Vingio parkė tokį nahu sutinki. Ir mano programa buvo bičas, kuris tokia iš esmės romantinė komedija, bičas. Aš tipo pasakoju, aš važiuoju pas savo žmoną į Radviliškį. Po praeito beef aptarimo atrodo, kad aš dabar žiūriu tiesiog senus šeimos išvykos video, kai dar tetės abu nesusipykę buvo, dar kai laimingi, žinai, dar kai veidavo į tečių kambarį ir dar analų, šviežio analo kvapą galėdavo užuos, žinai, po sekso. Dabar jau viskas, na, laikat gal nebetsuksi, na. Aš galvoju, aš atsisėsiu programą, visiškai neįdėsiu, nes visi humoro klubai stand-up yra. Pavaikštai ir mes visi ne visą laiką va šitas šūdas. Ir aš galvoju, paimsiu ir atsisėsiu. Sėdėsiu visą programą, sėdėsiu ir ant paskutinio bairio atsistosiu. Čia bus mano scenos kalba. Aš būsiu kitoks nuo humoro klubo. Akurat 2 dienos gal praeina, turė, jisai sėdi ant paskutinio bairio atsistoja. Nu ir pizdu, aš jam prašau, sakau, žiūrėk, nu taip negalima. Nu tipo man netinka. Tu negali, mes esame ta pati chebra, tu negali šitam kur valgai. Nu ir jis pasinino, neatsakymą. Aš atsisuku į Bartuševičių, sakau, blet, tu imi ir aišku, argumentas buvo, tai ką tu čia išradai, žinai, tu čia išradai šitą struktūrą. Nu sakau, jo, bet sakau, tai kada skaitysi pizdininkai su juoda maikė, skusta galva, žinai, ir pasakosi, kad su vismai važinėjai, žinai, tada pizdinimas, sakau, ne, čia yra riba, kur aš ją brėžiu. Viskas dėl sėdimo kėdės. Tiesiog ambalo suskusta galva ir vikingo barzda tiesiog aiškina, kad, nu, šiam pisų protą dėl tos kėdės ir sin padarė sin. Ir aš nestumu ant Klajumą nieką, bet ką aš noriu pasakyti, kad komikų beefai šiaip, nėra labai kieta. Labai komikų beefai nėra labai kieta, čia mes aišku rinksim ten tą kiečiausią, geriausią beefą, bet nu blet, nu. Ant kiek, tipo, atitrūkėmės nuo realybės esam, kad, tipo, dėl tokių dalykų vyksta, nahu, didžiausios dvikovos, ilgiausios diskusijos, nahu, dėl to, kad kuris ant tavo kėdės atsisėda. Eik, tu, na, čia vos ne kaip kalėjime, nahu, kažkies panetkės, blėt, kad tu kurva, gaidys, nahu, ant mano kėdės atsisėda. Kurva, šlepa, nahu, ant mano kėdės atsisėda. Nu tai viskas, ta kėdė dabar nušlepinta, nugaidinta, aš tai nebegaliu lies dabar tos pačios kėdės, kur gaidys lietė, nahu. Nu tai viso, blėt, ir tada čia gavo lupt. Bet čia viskas be smurto yra, aišku, žinai. Ir jo, tik dėl atsisėdimo ant kėdės, blėt, kaip nekieta. Aš sakau, mums reikia pradėti luptis, nahu. Turi būti kurtas kažkoksai komikų kovų turnyras, nahu. Nes po to, blėt, iš mūsų ir žvengia, aišku, mes komikai, mes norim, kad iš mūsų žvengtų, bet aš turiu iš tos pusės, kad, žinai, po to, nu, žvengia, taip žeminančiai, žinai, ką ten tie kurva komikai, blėt, čia pykstas dėl nesąmonių. Ne, reikia įrodyti, kad mes galim normaliai pyktis. Surengėm kovų turnyrą, Klajumas vėl nusiskuta galvą, vikingo barzda, nahui, on, blėt, ir pisam, nahui, džiudžitsu, dar kažką į ringą, nahui, visi aiškintis. Būtų daug kiečiau, tada bus daug rimčiau, žinai. Susipizdinti dėl kėdės.
Susimuš dėl to, kas ant tavo kėdės atsisėdo. Čia jau yra kieta, na. Labai yra zaibės, kai tu sėdė tai tokioje pozicijoje, kai tu pizdinė pilkoji zonai, žinai? Aš ateičiau, aš pradėčiau vaikščioti su tokiais pat kaip tu, bet ne tokiais marškiniais. Tokių negausi. Čia tavo scenos dalykas. Ir aš pradėčiau daryti kaip tu. Aš pradėčiau taip pat kaip tu, bairius kalti, dar visą kitą. Ir tu ir ką sakyš, ką tu išradai marškinį, žinai? Ne, atsipės nuo mano daiktų. Didysis kėdės mūšis. Dar galima biškai pažiūrėti Bartuševičiaus žinutę Klajumui po viso šito. Man atrodo, buvo kažkur įdėta. Ai, tu vėl, blemba, skirybų žinutė. Nu, nafig, dar 2 tetės skirias. Ta prasme, man tuoj reikės pas vaikų psichologiją, blemba. Žinokit, sūnus to išpratės. Dar 2 tetės pykstas, eik tu nachai. Dominikas nekaltina manęs bairių vogimu, jis kalba apie pačią struktūrą. Mano struktūra irgi tokia, aš draugauju su mergina, išeinu, aš galiu prisiekti, kad šitas bairis yra mano ir visiškai mano. Klajumas įsidraskė baisiai su Bartuševičium dėl struktūros vagimo ir dėl scenos visų niuansų vagimo, tariamo vagimo. Aš sakau, aš nežinau iš tikro, ar vogė ten Bartuševičius iš jo tą kėdę, ar nevogė, ar Klajumas teisus, ar Bartuška, man paibat. Aš sakau, aš vertinu dabar iš tos pusės, ant kiek čia juokingas bifas ir ant kiek cool bifas. Blet, šitas bifas nelabai cool. Šitas nelabai cool. Kaip pirmas tavo key pointas, kai tu kitokiuose paskelbėjimuose kalbė apie šitą dalyką, yra tai, kad iš tavęs kėdę nupizdina. Suprasčiau, jeigu būtų tada ant scenos nahui užlypęs Bartuševičius ir pradėjęs tontint Klajumą, žinai, atsinešęs Klajumo kėdę, pasistatęs ant scenos nahui ir sako, kad tu man, blet, aiškini nahui, kad aš iš tavęs kėdę tą nupizdinu. Noriu aš ir, blet, sėdos ant tos kėdės nahui. Kas nori, tas ir sėdas ant kėdės. Jeigu stand-up yra kėdė, tu gali atsisėsti ant scenos. Ką tu man aiškini nahui? Arba ten Klajumas, ten, žinai, jį išvadintų, ten, žinai, šlepą esi, žinai, Bartuška tavo kaktą už Katlerį didesnį ir, žinai, tada Bartuška ten supyktų, ką tu pidarė pasakai, va, už šitą tu pidarė atsimsi. Ir pasimtų tą kėdę ir tada mestų Klajumą, žinai, ir tada atbėgtų dirkstys, dar visus daužyti pradėtų, ten įsibėgtų teisėjas, tas, žinai, su akiniais, kur būna pastovi per rūtmą, žinai, tas komentatorius. Dabar, ponios ir ponai, matome, vyksta įtempta kova tarp Bartuševičinių ir Klajuminių klano. Visi pakraupę žmonės klikė žvėgia. Jeigu būtų toksai judesys susisukęs, tada būtų aukštai šitas bifas. Bet nebuvo pralietas kraujas, vėlgi. Nebuvo nulaužtas kėdės kojos ir nebuvo susimeiktos komikam į analus. Dėl to aš šitą bifą nekišiu labai aukštai. Ne, tikrai, Vatapinių klanas prieš Klajuminių dabar tikrai žiauresnis, man atrodo, bifas yra. Kalmas Putinu vadinamas. Čia tai žinai, kas, blėt, Bartuška kėdvagių pavadino, žinai. Kėdžių kraisa, nahu. Nu, tai čia nėra žiaurės akuzacijos. O, tasai kėdė nupisa, žinai. Už kėdės vagystę net baudžiakas neina, man atrodo. Jeigu iki 100 eurų kėdė, tai administracinė realiai taikoma, žinai. Tai čia nėra labai žiauri vagystė. Aš dedu į B. Vis tiek, aš dedu dar nenoriu žemai dėt, blemba, vis tiek, žinai. Bartuška Klajumas čia big deal buvo. Nėra cool, bet juokinga. Juokinga, nes dėl kėdės realiai. Na, aišku, jo ten gilesnių dalykų yra struktūra, taip toliau. Bent jau tokie kaltinimai, žinai, vėlgi sakau, nežinau, kuris čia teisus, kuris neteisus buvo, man paibatė, aš neatsimenu, na, tiesiog žiūriu, ar juokinga ar ne, na. Žiūrim toliau, kokie bifai. Airinas Jankus, Airino Jankaus fenomenas, Airinas Jankus prieš Vytą Žybą. Mama pykstas prieš kurjerį. Eik tu nahui. Mama susipyko prieš 9 kaltininką. Neatsimenu realiai, kas vyko, reikia suaktyvinti atmintį, bet mes Vytą buvom pasikvietę pas save į podcastą ir tenais Vytą pas mus podcast'e pasako realiai, kas čia nutiko. Žiūrėsiu į save, bus labai keista, va čia tai bus kura mindfuckas, na. Eik, tu negali save žiūrėti, kurva, eik tu nahui, išgama koksai. Suka, bjaurasti sėdi. Jisai pasiūlė man 2 daryti pasirodymus. Ir aš atsisakiau ir pradėjau su Grimantu. Gerai, Airinas Vyta teigia, kad Airinas Jankus Vytai pasiūlė kartu daryti pasirodymus prie maisto laukiančių klientų durų. Pavėlavus, su šaltu maistu. Ir tada Vyta išvarė daryti su Grimaliu, tada Airinas ale pradėjo apie Vytą varažinti ir stumti. Ne, nu klasikinė istorija, du bahūrai pizdos nepasidalino. Pizda, žinai, neduona, žinai, tu riekės netrieksi, žinai, nupizdos, kaip sakant, su duoniniu peiliu, žinai, dantukiniu, žinai. Ir pizdai skaudės, žinai, ir nu, ne kažkas gausi, žinai, blemba, pizda, žinai, pizda nesaliami, žinai, 2 dalis nepadalinsi, žinai, kaip sakant. Tai va tai iš to iškyla ir ginčas, žinai, paprasčiausiai. Ne, šiaip juokauju, aš neseksistas ir čia tikrai ne dėl pizdos. Ble, tipo, seniai, jisai jeigu jis galvoja, kad jis man labai padėjo prasimušti, ko tu neprasimuši dar iki šiol, tai žinai. Na, tiesiog, ką man padėjo, aš tik nesustabdysiu, eina dabar toliau į rautų šneka, nu, taip, aš jo nesustabdysiu. Šiaip reikia sutaikyti visiems. Bet tipo, renginiai buvo numerių, bet Maikas pats išsės ranką paspaudė, nu tai gerai, bet mes, tipo, aš nenoriu su juo kalbėtis, aš neturiu apie ką, jis padarė, šauda tikrai. Aridas turi tą dalyką, jis niekad tiesiai šviesiai nepasako, bet jis to tokį, na, žinai, nėra, kad, na, Vyta, nėra, kad man nematiktų, žinai, bet, nu, nėra, kad ir patiktų labai, žinai.
Ką, what the fuck, tipo, tai ar aš tau patinku ar ne, na? Na, žinai, nėra, kad nejuokingas būtum, bet, žinai, nepasakyčiau, kad juokingiausias, žinai, Aš net nenoriu su to žmogumi, apie ką šneka, man pats grybų terapija, piesa, nucenė, what the fuck, apie ką tu šneki? Gerai, Vyta prieš Airiną Jankų, tai jo, Vyta turėjo daryti su Airidu projektą kažkokį, pasak jos, vėlgi aš sakau, čia tik iš vienos pusės paėmiau tą, nes tik tas internete yra, neradau daugiau nieko, tingėjau researchą daryti. Tai, pohui man. Vyta atsisakė daryti su Airidu projektą, išėjo daryti su Grimaliu projektą, tada Airidas Jankus supyko, man nėra, kad man, žinai, labai patiktų, dar su Grimaliu, žinai, nėra, kad, Vyta žartva. Pisa tokių, žinai, ir tada užsisuka tas beefas. Tai tiesiog toksai basic beefas, jis ten nelabai ilgai tęsis, aš kiek pamenu. Nežinau, ar dabar vis dar Vyta susipykus su Airidu. Spėjau, kad nelabai gal net jaučiu, gal jiem jau pohu jaučiu. Apšė pamiršė šitą dalyką seniausiai. Vyta su Airidu. Nu, į paskutinę vietą nedėsiu. Bus jaučiu levesnių. Dedu į C. O A, B, C turim kol kas. Kol kas gerai viskas eina, blemba. Kas dar liejo kraują? Kas dar liejo žarnokus? Dėl ko dar buvo susipykta? Ar buvo susipykta dėl to, kad kažkas ant kažkieno kilimo stovėjo? Ar Viktoras Balyko vėjo su Calvin Kleino triusikais ir tada Markas pradėjo su Calvin Kleino triusikais irgi ant scenos ir tada Viktoras kažkada numaudinėjo Markui kelnes ir pamatė, kad jisai su Calvin Kleino triusikais ir žiauriai supyko, nes tada Markas numovė Viktorui triusikus ir pamatė, kad Viktoras su Calvin Kleino triusikais ir tada vienas ant kito supyko ir vienas sako, aš blėt visada einu su Calvin Kleino triusikais, ne, aš einu su Calvin Kleino triusikais ir tada net Subinė nebesidavė dėl to. Dėl ko, sužinosim, dėl kokių dalykų dar žmonės pykus. Nedas Zymantas versus Antanas Sadauskas. Ponas Kaklas prieš ponas komedijos magnatas ir komedijos klubo ryklys. Tam Sadauskas nesutarė visiškai, žinai. Same girl. Jo, o kodėl tu nesutarė? Gal dėl to, žinok, dėl jo aš šitų komikų prisibijau, pasakysiu tau atvirai jo. Bet jisai, aš nemanau, kad jisai blogas žmogus. Ką tu, blėt, bijai komikų? Kai mes pykstamės dėl to, kuris iš mūsų kėdę pavogė, na. Kai mes pykstamės, to bairis lievas, žinai, taip toliau. Ką tu bijai, na, komikų? Mes klaunai, nahui. Kaip tu gali klauną bijot? Gi klaunas įkingas. Bet kartais klaunas ir būna serijinis žudikas. Blėt, gal ir gerai darai, kad bijai. Gal ir gerai darai. Mes planavom kartu atsidaryti komedijos klubą, žinai. Ir po kažkiek laiko jisai man parašo, kad žodžiu, tu čia nieko nepadarai, žodžiu, tai aš nusprendžiau vienas pajudėti, pasiėmiau ten baro licenciją, pasirašiau sutartį, žodžiu, ant savęs viską pasidarė, tik tiesiog mane permetė, žinai. Ir man parašė žinutę tiesiog kažkada, jis net nesugebėjo man paskambinti ar nesugebėjo susitikti. Ir tada atsimenu, mes darėm tokį projektą Kaleidoskopas, ten kur su komisija žmonės, yra komisija, ateina žmogus, tada mes paskui vertinam, žinai. Nebendravome kelis mėnesius, aš kėliau šitą istoriją, jisai man parašė po Instagramą, kad tipo, jisai man parašė, kad aš jo nudėšti, žinai. Vėl bifai dėl vagysčių, nahu. Vėl bifai dėl vagimo akizacijų. Komikam sunku dėl kažko kito susibifint. Va nebent va kaip dabar VTP prieš Klaiminius, ten kur apie antras pusės kažką pašnekė ar kažkas ant tokio, žinai. Bet vis tiek pagrindė vagystės. Pagrindė dominuoja bifuose visokie vagimai, pasisavinimai dalykų. Didžioji dauguma bifų dėl to atsiranda. Ble, aš dar bifo normalaus neturėjau su jokiu komiku. Man reikia kažką nupizdinti. Aš vis tiek esu konviktintas felonas. Kaip gerbiamas Algis Armanauskas pasakytų, nahui, konviktintas felonas. Fucking išgama aš esu. Fucking amoralas, kuriam zonai degė nalas. Ble, man reikia kažkokia pykčia. Man reikia kažkokia bifo. Aš turiu iš kažką nupizdinti. Turiu, kaip sakant, padaryti tai, ką moku geriausiai, realiai, ne, ko aš nelabai moku ko, realiai, nes aš sėdėjau už tą dalyką, tai automatiškai nelabai ir gerai moku tą dalyką daryti, nes būčiau kitaip nepagautas. Sakau, žmogus nesu pats geriausias, žinai, nesu moralas, tikrai aš esu oralas pilnumoje, gal ir vokčiau, bet aš nelabai moku vokna. Man būtų sunku nesigirti, aš jeigu kažką gaunu, jeigu kažką padaro, žiauriai mėgstu girtis. Aš dar net nepadaręs to dalyko, mėgstu girtis, aš jau suplanuočiau ten nupizdinti iš kažkieno bairį ir tiesiog pradėčiau girtis, na, per podcastą. Per savaitės ryfoje primeskit kokį gerą bairį sugalvojau. Nahui man rašyti valandos programą, stengtis galvot bairius. Jeigu aš kurva galiu tiesiog iš Katlerio nahui senų programų bairius nupizdint ir pakeisti žmonių vardus tose bairiuose minimus ir pasimt savo nahui. Iš kur genijus. Ir čia kaip pišiau tokį reelsą nahui, tokį kelčių Instagramą. Nu visio, ble. Bet jo, reikia bifo, reikia iš kažką pavokt nahui. Man labiausiai reiktų pavokt iš kažkieno humoro jausmo. Man reiktų humoro jausmo pavokti iš kažkieno, jo, nes ko šito man trūksta, jo, man reikia iš kažkieno pavokti juokingumą. Viskas, ką jisai daro, yra paimti formatai, taip pat kaip viskas, ką mes kiti dažnai darom. Žinau, kad meluoja, would I lie to you, kas joks paskutinis yra whose line is it anyway, dabar daro tą naują ten Taskmaster irgi 1 prie 1. Mano nuomonė yra tokia, kaip jis mane permetė su klubu, jisai sako, kad aš kadangi nieko nedariau, jisai nusprendė vienas daryti, bet... Buvo kažkoks įsiaiškinimas, ar ne, tai tu palikta? Ne, vienu momentu jisai aš mačiau, kad biškį vengdavo mane. Labai daug kas iš užsienio pasiema projektus ir daro čia Lietuvoje ir tipo, pohu visiems, žinai, nes iš užsienio, žinai, leisina, bet kai jau tarp savų, iš savų kažką vogi, kažką lietuviško, žinai,
Nu tada jau blogai, ble, tada jau bifas prasideda, žinai. Čia lygiai taip pat ir su magų vagimu, nahu, irgi, žinai. Dėl to visi važiuoja vokiečius pizdint magnetolų, žinai, lūptėliku, nes, ble, tu kurva nebūk išgama, nahu, Lietuvoje, ble, savam rajone nepizdink, nahu, kad tu kūra moralės neturi. Ne, ble, važiuoja vokiečius ir iš pensininkų, nahu, nieko dėtų pizdint. Va, tada bahūras, nahu, maladėts, ble, kurva. Jam pohu, jie babki turi. Draudimas padeng, žinai. Jo, bet Lietuvoje jokių būdų, nahu. Lietuvoje griežtai vok negalima. Mes susitikom po pusės metų gal, Basket News gimtadienis buvo ir pirmą kartą jau ėjo tokiu plonu koridoriu pro mane, kur negalėjo pasveikinti. Ne, jis ėjo pro mane, mačiau, kad taip kėlė tą ranką, pažiūrėjau tą ranką ir nusisukau ir nespaudžiau, žinai. Vėl kaip nekul, nahu, liet, ėjau plonu koridorium, jis ėjo pro mane ir aš jau vaizduoju, jis sakys. Ir tada mūsų pečiai susikirto ir mes pradėjom lestis, nahu, aš jam kandau į zalupą, nahu, jis man išlupo akis, blėt. Mes lupomės tenais kai velniai, blėt, tenais atvarė kakadų, nahu, filmuot pradėjo, blėt. Ta papūga, nahu, su to geltonu mikrofonu, savo, o ką jūs mano, duokit interviu, dėl ko čia mušatės. Tavo pagalba atvažiavo, visi suvažiavo, žinai. Blėt, ne, aš nežinau, kai man mūsų vardą pagerintam bifu, blėt. Gal man sulupt kažką, nahu. Gal man įsigalvot, kad kažkas iš manęs kažką pavagė ir tiesiog sulupta žmogų, na. Aš nežinau, reikia kažkaip atstatyti tą vardą, padaryti, kad komikų bifai būtų, ble, žiaurus dalykas. Išvažiavau kažkur ten į Palangą niukinti, kad nedariau darbų, jokių, žinai, sakau, aš buvau išvažiavęs dėl to, kad mes pasirodymą turėjom Palangoje, gal nebežinau, koks jausmas ten darėm tiesiog. Nes buvo pasirodymas ir tada niukinom. Tiesiog man atrodo, čia žmogus, kuriuo nelabai galima pasitikėti. Nedarau jokių akuzacijų, bet, nu, ble, Antanas tuo momentas vaikščiodavo apsirengęs su kroksais, su žiauriai ilgais, dideliais kailiniais ir su akiniais nusaulės naktį. Jis ir netrodė kaip žmogus, kurio galim pasitikėti. Jeigu prie tavęs ateina bičas, tiesiog su narko dilerio marškiniais, su cepūrom ant kaklo, tapkiam per pirštą, su tom samuraikiam, nahui, su vešliukų nindzių tapkiam, su pasišiaušais plaukais ir sako, davai, darom klubą kartu. Eik tu, nahui, tai aišku, blėt, kad nereikia daryti klubą kartu. Ne, jekauj, bet iš išvaizdos tai tikrai Antanas, tikrai, iš išvaizdos tai tikrai atrodo sketchi, nahui. Tuo labiau Zymantas, blėt. Aš nepasitikėsiu tokiu žmogum, kuris tokį ilgą kaklą turi. Ką tu ten slepi, blėt, tam kakle, nahui? Gal jis, blėt, kaip Pinokis, tik tais pasinumelagyšiu, nenosis auga, blėt, o kaklas ilgėja. Aš tokį iškart dalyką galvočiau savo galvoj. Vėlgi, sakau, aš fantazioras, nahui, mėgstu prisigalvo dalykų. Tai jo, Antanas permetė Zymantą ant klubo atidarimo. Bent jau kaip Zymantas teigia, viešai Antanas viešo jokio pasisakymo dėl šito nedavė. Nelabai čia daug kontento. Atvirai pasakysiu. Tiesiog susipyko bičas su ilgu kaklu numelavimo ir kitas bičas, kuris atrodo kaip dileris, nahus. Tai du įtartinai atrodantis žmonės susipyko. Aš pilnai patikėčiau, jeigu čia būtų istorija, kad jeigu aš jų abiejų nepažinočiau ir tiesiog Zymantas pasakotų, kad buvo bybė tablečių dileris ir jis man pardavė tas tabletės, bet žmogus, kuriam negalim pasitikėti, nes nuo tų tablečių man nebebysu kaklas pradėjo ilgėti. Aš pilnai patikėčiau. Atrodo, kad šita situacija palei jų išvaizdas turėjo būti tokia. Dedu į D, nahu. Nes iš Antano nėra atsakymo, nėra labai cool, nėra labai intense beefas. Not fucking insane, you know. Jeigu jie būtų susikapoję tam kolidoriui, žinai, jeigu jis būtų iš Zymanto dar vienus kailinius pasidaręs, žinai, jeigu būtų Zymantui odą nudyręs ir kailinius pasidaręs, arba jeigu Zymantas būtų, žinai, su to kaklu apsiviniojęs jam aplink, blėt, zalupą ir nuplėšęs, nahui, kažką tokio, žinai, tada jo, kokie beefai laukia mūsų toliau. Vėl klajumas prieš Egį, Joną ir Sašą. Eik tu, nahui. Jonas ten bib žino, dėl ko susipjovė su klajumu, net nežinau. Jonas padėjo, ale, kad daryti ar prisidėjo prie to, kad Egis buvo klajumo žodžio operatorius. Saša buvo pas klajumą jaunimą pulsę filmuodamas. Ir vienu momentu jie įsidraskė ir Egis su Saša ir su Jono pagalba berods padarė repo diss-track ant klajumų. Piso diss-tracką. Čia jau cool. Čia jau cool. Jeigu jau repas eina į temą, tai čia jau cool. Tai šito negalėjau nepaminėti. Aišku, iš jų nei vienas nėra komikas. Saša toks internet creator dabar, Jonas tiesiog Jonas, verslininkas, o Egis operatorius. Bet blema, šitas jokingas visai beefas, tai šitą turėjau paminėti. Galim pažiūrėti. Kas su Jonu buvo? Su juo buvo kitaip. Mes su juo susitarėm, kad mes nenešam viens apie kitą purvą išorę. Atrodo, kad klajumas, didžioji dalis klajumo beefų įvyko, kai jo galva buvo nuskusta, blėt. Šiaip klajumui, kai jis darė tą atsaką į VTP, jam reikėjo galva būti nusiskutus. Prasme, kad pratęs šitą, kad būtų vientisumas, nahu. Kad visada, kai tu pykstės, tavo galva būna pilnai nuskusta. Tada būtų labai geras vientisumas, nahu. Gražiau, man biškį ant video šitą gražiau viskas atrodytų. Ir mes susitvarkėm labai civilizuotai, labai gražiai viską. Jisai gražiai viską susitvarkė ir mes tiesiog išsidalinom ir sakom gerai. Taip, nu tiesiog, produktas veikia dėl to, kad veikia santykis. Va čia pas mus taip yra. Ir jeigu santykis veikia, tada jisai veikia. Ir vaiko supis suraugins mūsų turinio, kurį mes kartu sukūrėm, dėl to, kad mes paprasčiausiai nebematom. Klajumas paverčia mano visą šitą bitą į realybę, kad tetės pykstasi tiesiog.
Projektą savo vaikų vadina, blėt. Nu čia pilnumoj mano bitas virsta realybė. Atrodo dabar literaliai jisai davė subinien su Jonu gimė sūnus, blėt. Ir jie gražiai tą sūnų į 2 gabalus perpjovė, įsidalino ir įsiskyrė. Arba dabar jį rauginam, arba paliekam ramybėj. Savo vaiką, blėt, paliko ramybėj. Kartu su Jonu sukūrė ir paliko ramybėj, nahui. Kur dabar tas vaikas, blėt? Ką dabar tas vaikas daro? Kaip jisai gyvena? Kaip gyvena ta abominacija, kuri išlindo iš Klajumo ir Jono? Ar galvoja apie Joną dar? Klajumas buvo savo Zamolskio arkai, nahui. Klajumas buvo pilnumoje savo Zamolskio arkai, nahui, tuo momentu. Tiesiog bifai po bifo. Aš sakau, Klajumui reikia skust galvą, nahui. Plikai skust galvą ir tęs šitą Zamolskio legacy, kaip sakant. Klajumas su Jonu kaip ir ale gražiai įsiskyrė. Bet tada vėl Jonas ten kažkiek Klajumo teigimu vėl prisidėjo prie to distreko, kurį padarė Egis. Tai galim pažiūrėti. Va čia cool, va čia cool. Gerai, gerai, žodžiu, komikai gali neit muštis į tą ringą, žinai, neit baladot snukiu viens kitam, bet ble, tada davai distrekais varom. Čia jau cool, čia jau huienai. Jeigu visi būtų mėtėsi distrekais, eik tu nahui, ant kiek būtų buvę geriau. Ei, Katleri, kol aš tau ant žemės grūdų paberiu ir pagiriu, tu man gazdini lageriu. Ei, gal dar neįsičiūchinai nuo pagirių. Aš šitą popieriaus lapą pakeliu ir parodau tavo žinutę, kaip tu ale teigi, kad bazarinau apie tavo putę. Aš sudeginu tavo bobos nuotraukos atvirutę. Pažiūrėk, kokią padarai čia suirutę. Eik tu nahui, blėt. Tonkus iš tikro pisas ne su gelminė, o su genutė. Eik tu nahui, blė, koks geras. Čia būtų ahuienai. Ir tenais Katleris atgal tenais ant Klajumo, žinai. Ei, ką tu čia sėdi ant green screeno prie netikrų knygų. Aš už tave geriau žaidžiu NBA ant 4 lygų. Aš susuksiu tave į lavašą kaip kebabą pigų. Eik tu nahui, blė, koks geras. Susirasiu advokatą nepigų. Eik tu na, blė, čia geras šį būtų. Jo, reikia pys distrekais, aš sakau, reikia kovo distrekais. Šitą bifą kelsim aukštai, nahui. Čia gal S-tyras bus, žinokit. Pirmas bifas su distreku kažkokį. Kaip viskas prasidėjo? Kadangi video buvo paskelbtas ir jį matė nemažai žmonių, prašau, kad jo pasidalintum ir su manimi. Jonui nepatiko, kad Klajumas į Contribui kažką įkėlė. Dėl konfidencialumo, susitarimo, nuostatų pažeidimo bei asmens garbę ir rūmą žeminančių duomenų paskleidimo. Eik tu na, kur tada įpisa Klajumui tokį, karočią, jau per advokatus. Eini studijuoti, žinai, teisę, žinai, galvoju, ble, tapsiu advokatas, šiandien dirbsiu tenai, žinai, su visokiais ten aukšto rango klientai, žinai, ten su versin, ten Numavičių turėsiu užtraukti ten iš bylos kažkokios, žinai, arba tenai, žinai, Henriko daktaro bylą kažkokią apsimsiu, žinai, tenais dar kažką. Ir tiesiog turi rašyti, 3 komikai, tiesiog 3 komikų bitą turi išrašinėti, blėt. Ties 2-3 sekundė, žinai, yra punktas, kur Klajumas mini, kad ir tada, žinai, aš paimu Zalupą, įsitraukiu šlepą, žinai, paimu jom už plukų ir jisai taškelis, šauktukas, taškelis. Eik tu nahui, aš tą teisę mokinaus, ble. Ar čia mano 10 metų mokslo, vaisiai? Patinka, ką aš darau ir aš už tai gaunu pinigų, tai norėčiau daugiau pinigų. Gal aš ir pinigų vergas tikrai. Pažiūrėkit, blink į mane, mano kompas. Kas nėra vergai pinigų, nahui. Visi nori babkių, nahui. Daug ką komikai komedijai daro dėl babkių, nahui. Aš jums pasakysiu taip, jeigu komikas jums kažkoksai sako, aš čia tai darau ne dėl babkių, man tai babkės pohu. Jo, tu darai, nes tau patinka, tikrai mes komedijos nebūtume pradėti, didžioji dalis mūsų. Ar aš, pavyzdžiui, apie save čia kalbu dabar gerai, negeneralizuosiu vėl. Nes man patinka komedija, bet, blėt, pinigų aš noriu, nahui. Aš noriu tą naujausią iPhone nusipirkti. Aš tikrai noriu, aš neslėpsiu, nahui. Ir jeigu yra kažkoks komikas, kuris sako, man tai čia babkės vapšė poh, ne, babkės vis tiek visiems rūpi ir yra svarbu, nahu. Aš kurą gatvėje negyvensiu, ble, tikrai nahu ir bomžas nebūsiu. Nedarysiu komedijos už dyką, nahu. Jeigu gerai darai, jėmi babkės, nahu, ir bandai pasimti kuo daugiau, nahu. Kad galėtum nusipirkti naujausią iPhone, nahu. Žodžiu, šitas cool beefas buvo. Šitas buvo cool beefas. Galų galia, aišku, Egis išėmė tą distreką, jau nebėra. Bet, blemba, huienai. Kaip jis įsprendė, net nežinau, tingiu žiūrėti. Bet jo, esmė ten, kad dėl babkių, nu vėl, čia dabar jau babkės, žinai, čia dabar jau ne vagystės, čia dabar jau babkės. Labai dažnai daug draugyšių iširsta dėl babkių, dėl to pinigo, dėl to pinigėlio, kaip sakant, žinai. Bet čia nieko nepadarysi, aš manau, yra neišvengiama. Pinigai skaldi žmonės, vėlgi, kas čia teisus. Who is night, blėt, paibat man. Svarbu, kad distrekai pys ant Klajumo. Čia jau juokinga, čia huienai. S-tyras, hebra, čia nice.
Čia huijana, ble, galėtų daugiau tokių būti. Kitas beefas, Vita Žyba prieš Agnę Cool, galim pasigilinti, kas čia buvo. Tai žodžiu, Vita buvo pašalinta iš Panų podcast'o tik tarp mūsų, nes vis dėlto tikroji priežastis, kodėl Vita Žyba paliko merginų komandą, taip ir liko paslaptimi dėl kelių laidų eterėje nuidėjusių pasisakymų. Žinoma, komikė šiuo metu kartu su Justinu Jankevičiu, Mantu Grimoliu ir Airidu Puklevičium TV3 televizijoje veda laidą Soleriumas, kurios dabar irgi nebėra, blėt, atšūkė nahui. Jo žodžiu, tenais Vita pažvengė iš Agnės Cool, nes Agnė Cool buvo įsikėlus ar video ar story, kur laižosi su kažkokiu, blėt, italų Giuseppe Barboni, žinai, kur bando į delną paimti Giuseppės Barbonio varponį, žinai. Ir tada buvo kitas video, kurį buvo įkėlęs Giuseppe Barboni dieną prieš, man rodos, ar kiek dienų prieš, kai jis laižo su kita pana. Ir visi žvengia iš to, nes Agnė galvoja, kad čia toks tipo, cool, huienas dalykas, aš su verslininku laižaus, bet tas verslininkas ten su 100 panų per tą savaitę gal buvo pasilaižęs. Nu gerai, nežinau su kiek, bet buvo su viena pana prieš tai pasilaižęs. Ir dėl to visi labai žvengia prikolino iš Agnės. Ir Vita viešai pažvengė su kitais komikais iš šito dalyko. Visi galvoja, aš sakau, nežinau ar tiksliai dėl to, bet kad ją dėl to išmetė iš čia tik tarp mūsų podcast'o. Ir tada Vita savo podcast'ą dar pasisakė apie šitą dalyką. Aš tiesiog norėjau iš tos pusės, nu, ne iš tos, iš ko gavosi, norėjau pažengti iš to, kad tipo, užsieniečiai lietuviškas širdies gavosi, blogai, viskas nuėjo į blogą pusę ir, nu, labai širdies kaip žiūrė. Nu, žiūrėkiškai pasielgiau, tikrai žiūrėkiškai, nereikėjo to viso. Bet, nu, aš nežinau, protas sakė iškirps ir tiesiog dėjo. Jo, nes nekartais gerų bairių buvo, gal atpizdu. O kokie reitingai laidos buvo? Bent jau gal geri buvo reitingai. Nežinau, šiaip nesizduoju. Visi gal kas filmuoja ant tos laidos. Bet jo, esmė tokia, kad Vita per Soleriumą buvo užstumus kažką ant Agnės, dėl to Giuseppe Barboni dalyko viso. Ir nėra čia labai cool beefas. Nei jokių aukštakulnių susmeigtų į pizdą, nei jokių brangių overpriced Gucci kvepalų purškimų viens kitai į akį, nei jokių baladojimus iš rankinukų viens kitai per galvą. Išmetė ją iš podcast'o, nežinau ar dėl to ar ne dėl to. Pasisakymų iš Agnės labai daug irgi nebuvo, gal kaip supratau, viešų. Čia ne beef tikrai, nahui. Čia yra nebent labai liesas beef, nebent labai prastas piausnys. Dedam šitą idėją. Savaitės rifas prieš Ramanauską. Jo, mes apturėjom beefą, aš Patarakas ir Antanas. Apturėjom beefą senais laikais prieš Algį Ramanauską, blėti, šiaip žiauriai juokingas buvo. Nežinau, gal žmonės jau pamiršė, bet viskas prasidėjo kaip, tai kad Ramanauskas tosi savo podcastuose, jis ten daro savo laidas podcastus, nežinau, ten Patreoną kelia. Ir būna deda iškarpas dar viešas į YouTube pasireklamuoti. Jisai, tipo, stumiant jaunųjų komikų ir tenais mes taip supratom, kad apie mus netiesiogiai kalba, tenais tie fucking debilai, tas, kurio su Panevėžio akcentu, fucking išgamatas, fucking konviktintas felonas, nu jo komedija yra visiškas šūdas. Tai nėra fucking absurdas. Ar tie išgamas galvoja, kad jie turi fucking teisę vadinti save komikais, kai jie yra paprasčiausiai fucking homikai. Jie yra fucking homikai, jie yra fucking dugnas. Ir ir siek ten tokius piso ir mes matėm, atsiuntė žmonės ir mes siek baisiai su šūdais Ramanauską pradėjome maišyti. Mano mėgstamiausia rubrika, deginam tiltus. Deginam tiltus, ne, gal per mano. Mes kiek 17 tiltų esame sudeginę su Jay-Z, Michael Jacksonu ir dabar mes su Algiu Ramanausku norim sudeginti tiltą. Dar kitų užsienio atlikėjų. Ką tu manai apie Algį Ramanauską? Puola, nachon manis, blėt, pakėsi savo. Už nieką. O pisa parodo, kad tam Panevėžietis akcentą vartoju, lik specialiai aš jį naudočiau, blėt. Nu, tai iš Panevėžės, aš iš Panevėžės, blėt, ką man daryti, kur Ramačkė, nachui, Ivanas, nusiramink. Jis specialiai fucking kalba panevėžietišku akcentu, nes Katleris išpopuliarėjo su panevėžietišku akcentu ir gavas taip, kad jis ėjo per tokį pointą, kad vos ne, kad aš specialiai darau, ar ten kažkas iš komikų specialiai daro kažkokius akcentus, kad būtų kaip Katleris, arba ten dar sakė, kad kiti rusiškai specialiai kalba, rusiško akcentu, tai čia Henry Match, kuris literaliai, blėt, bičas, nėra, ne lietuviškų šaknų yra, arba kur aš iš Panevėžio atvažiavęs, absoliutus marozas, man jis pisa protą, kad aš esu tuom, kom aš esu iš tikro, nahu. Ir kad aš čia darau kažkokį bitą, kad aš apsimetu ir kad iš tikro aš kalbu kaip Vilnietis. Tai kaip palie aš iš tikro kalbu, blėt, bičas iš Panevėžio atvažiavęs, kaip aš kalbu. Visą laiką aš dariau Panevėžio akcentą ir iš tikro aš apsimečiau, nes norėjau būti kaip Katleris. Iš tikro aš kalbu taip ir dabar aš nustosiu apgaudinėti jūsų. Atneškit man falafelį, įdėkit man veipą į burną, pastatykit man paspirtuko, kiškit aštrų objektą į analą ir žiūrėkit, kaip aš tampu tikras fucking juokingas komikas, be jokio fucking fakinio akcento. Nu kas čia kurva yra, na. Tai žiauriai mane buvo įsiutinę šitas, atsimenu. Mane žiauriai buvo šitas supykdė ir mes tada pisau čia rentą, atsimenu. Kas rusiškai naudoja akcentą pagal Algį Ramanauską, kopijuoja Olegas Surajevą. Jo. Negali būti rusų. Jie visai ką daro akcentą, daro, tai būtų laidas susiekę, bet tai yra iš Panevėžio žmonių akcentas. Tai aš, ką norėjau pasakyti, jie daro rusišką akcentą, aiškiai įkvėpti Olego. Aš tą jaučiu kaip akcentų, kurį tu matai. Jeigu nežinot, kas Algis Ramanauskas, tai yra čia didžiausia nepagarba Algį Ramanauską, ką jie galėjo padaryti. Jis žinote iš Budulio, iš dabar šito sporto reklamų, kur tenai skaito, kad
Jo, jis kėlė to video, jau dabar patrištukas peržiūrė, kur vadinasi debilas apie Seimą, debilas apie moteris, nu, toks va. Nenustabu, kad Ramanauskas pisa man protą. Pažiūrėkit, kaip mes atrodėm. Eik, tu, na, nesakau, dabar labai gerai atrodo, bet čia naistai. Aš šitą gaidį būčiau pizdavojęs. Aš čia būčiau kurva nukiaušinės, nahu, šitą savo versiją. Aš šitai versijai būčiau liepęs dabar pas save hatui koinės plauti. Ten yra vienas kažkoks iš jų, aš nenoriu pavadžiuoti. Ten pirmiausia, jiems daugumai reikia išpadaryti, tai nuėjai pas fucking gebaniko daktarą, ką mes žinome, Bet Ramanauskas gerai šį praustina mūsų. Daugumai šitų išgamų reiktų nueiti pas fucking jebalniko daktarą. Nelabai suprantu, kodėl mes šitą blūrą uždėję. Tai čia jeigu ką, ne aš blūrinu, čia pas mus riff epizodė mes buvom užblūrinę. Duokit šitam gaidžiui testosteroną kažkas. Įleiskit šitam šlepai, nahui, testosteroną, kolako skubiau subinė, nes jam pizdai, pažiūrėkit, kaip jis atrodo. Eina nafik. Tada jūs kaltinat, kad mes perkam per botus peržiūrės, o dar tokia. Jūs konspiracinės teorijas metat ant manęs, ant mūsų. Ir čia yra absurdas. Aš sakau, man Algis Ramanauskas yra du žmonės. Jo, ten sakė, kad mes botinam peržiūras, tipo galimai, kad neįmanoma, kad tiek views rinktume, nu ten pizda, karoči. Savo pasaulį gyvena, bet jis dirba papūtas iš burnos ir debilo dar, bet jau 15 tik dabar nesustojęs, kaip čia pasaulyje žinomas. Ukrainas, bet kartais įvykius patiko ir tam telegramą, neturiu čia laikraštį. Kur? Jis supranta, kad mes po mūsų dar tik vieną kartą, kurios galės stumt bus, nes jis jau miręs. Eik, tu bleš, kaip žiauri čia pison Ramaškės. Eik, tu na, bleš, piktas tikrai buvo reiškės. Net tada, blė, tas išgama nupiepęs barių galėjo pašaudyti. Bet jo, mes ten buvom supykę ant Ramanausko, nes jis mūsų kaimiečiais vadino, kad akcentą specialiai naudoju, panevežėtišką feikinu, blė, nes noriu kaip Katleris būtent, kad komikai visi naujos kartos šūdas yra, nors realiai iš dalies, tipo jo, daug šūdinų yra komikų iš naujos kartos. Tuo momentu čia 2 metai atgal nebuvom patys geriausi komikai, bet nu ten visiškai mus buvo nurašęs, sumaišęs su šūdais, nes tiesiog negalėjo pripažinti, kad kažkas nauji jauni žmonės daro komediją, bent jau aš tokį įsitikinimą turiu. Jo, mes ten pasiūtę buvom, aišku, tada ir pirmą tokį turėjom šansą, va, apturėti tokį beefą, žinai, tai alin varėm, aišku, va, dar prisibijojom, beepinom, karpėm tenais viską. Ir tada gavom atsakymą iš Ramanausko į šitą atsakymą jam, jisai įpisa mum atsakymą, karoči. Mane užsipuolė jauni stand-uperiai. Aš padarysiu tokį intro apie tai, bet po to intro mes perėsim. Mane užsipuolė jauni fucking nejokingi išgamos, fucking kaimiečiai su fucking feikiniais akcentais. Kalbau pas kineziterapeutą, man darė kineziterapiją. Man žmonės siuntė video, kur 3 fucking kaimiečiai išgamos mane fucking maišo su šūdais. Po jų užpuolimo ant manęs gabaliukas ir mano. Bet tokius svarbesnius, nes ten visą išklausyti, tai yra apie 30-40 minučių man skirta. Tik video prasidėjęs jau riaugė, blėt. Vis tiek, nu kur, negali pikti ant mūsų, kad mes tumam ant tavęs, kad tu senas šūdas, kai tu pirmas 20 sekundžių video pradedi ir jau riaugiai, na, tau jau skrandžio rūgštis kyla. Po jų užpuolimo manęs gabaliukas ir mano. Skrandžio rūgštis, pizda. Gastravalą reikia. PM plus turinys. Tai ten jie vadinasi savaitės rifas, ten yra 3, nu, vadinkim komikais. Eik, tu, blėt, bet pizda Ramaškinai. Jam net sakyti nieko nereikia, tiesiog jis vien iš veido išraiškos jau visiškai mus pažemino. Vaidės Liufas, ten yra 3, nu, vadinkim komikais. Ble, aš dabar taip šnekėsiu apie žmonės, jeigu aš norėsiu kažką įžeist, aš nieko blogo nesakysiu, aš tiesiog, na, dabar, kaip matėt, pykstasi, bifina, tokie 2, pavadinkim, aukšto rango. Komikai. Na, dabar matot. Kaip sakant, pykstasi tenais, Klaiminių klanas ir tų fucking Vatapinių klanas. Tu belia ką gali sunaikinti su šituo, absoliučiai, ta prasme. Čia geriausias yra žaidimas tiesiog. Hello sir, this is your vault order, please, can you say me the code? Thank you very much. I'm not racist, by the way. Ponas, jūs sustabdėm, nes jūs viršijot greitį virš 20 km greičiau važiuojat negu leistinas greičio limitas. Galit pateikti asmens pažymėjimą. Ko vardu būsit pareigūnas? Algirdas Gazbavičius. Algirdas. Gazbavičių. Prašau, mano vairuotojo pažymėjimas. Ble, žiaura, eik tu nahai. Geriausias įžeidimas. O, mažytė tu tokia gera, eik tu nahai. Pala, prezervatyvą užsidėsiu. O tai kodėl tu tą prezervatyvą dėdėsi? Sakykim, nori apsisaugot.
Eik tu na. Tarsi, jeigu jūs vaikinai tą užskūsit YouTube'ui kaip... Ką jis galvoja, kad mes kaziolai nahui? Kad mes kurą kaziolinsim, kad tu naudoji mūsų iškarpas pas save videose? Nors aišku, pažiūrėjus, kaip mes tada atrodėm, blėt, kokie nupiepėliai buvom, savaime suprantama, kad galėjai tai pagalvoti, nes aš tai tikrai kaip kaziolas tada atrodžiu, blėt. Dabar jau puskazielis toksai, žinai. Nufilmavus atsiliepė prieš filmavimą bandytas pasisiekti Antanas Sadauskas ir maloniai leido naudoti jų video. Įdomu, kaip skambutis skambėjo. Aišku, per skambutį Antanas nematė veido išraiškų Ramanauską, bet spėjo, kad pas Ramanauską tikrai buvo nekokios veido išraiškos. Na, sveikas Antanai, ar galiu naudoti jūsų video iškarpą savo video atsakymui? Taip, gali, talgi, be problemų. Ačiū tau labai, ačiū. Dėkingas, geras tu žmogus. 3, vadinkim, komikai, bendru sutarimu. Vėl, na, sakykim, 3 komikai. Na, teikim, 3 komikai. Spėkim 3 komikai. Na, spėkim 3 komikai. Žiūrėkit, kažkoks patrakas. Dabar degins tiltą su manim. Bet aš manau, kad tam, kad sudegintum ką nors, pradžiai turi turėti tą ką nors. O, jo, tilto jokia nebuvo. Tiltų pas mane su jumis vaikinai nebuvo. Nemažai žmonių kaltina mus su Šapausku, kad mes padarėm labai neetiškai paskolinę savo balsus, pardavę savo balsus, savo personažų balsus, mandžių. Yra skirtumas. Lažybų bendroji Top Sport. Tu negali prisidengti savo personažų reklamuodamas lažybas ir sakai, čia ne aš reklamuoju, čia mano personažas debilas, 3 reklamuoja Top Sportą. Ne, nu tai kas čia? Vėlgi sakau, ta pati analogija, nahui, sublėt. Tu pardavinėjai, tave mentai pagauna ir tu sakai, bahūrai, čia nais ne Marius Raškauskas pardavinėjo, čia pardavinėjo Marius Raškausko charakteris, kuris dabar yra čia. O čia yra Marius Raškauskas ir aš esu visiškai nekaltas pareigūnai. Tada mentai tiesiog jį pažiūri ir padaro tokį nahui. Gerai, mes tavim tikim. Rankas už nugaros. Ir viso, nahui, tu vis tiek supakuotas būni. Tiesiog savęs apgaudinėjimas, blėt, kad naktim užmigt galėtum, nahui. Ir jeigu ten dėl to, kas nors nusigers, man irgi nusispjauti. Jo, bet čia jisai pisa tokį, kad, nu man paibat. Nu, tipo, čia toks, not cool move, žinai, blėt. Čia ne aš čia charakteris, nahui, reklamuoja. Čia ne aš iš tą paną, čia mano charakteris. Miliukas, nahui. Aš kalbėjau tokiu balsu ir aš buvau su rankšluošiu ant galvos. Tai čia nais ant manęs jau nemeskit kaltinimu. Kai mes tada beefinam su Ramaške, blemba, cool jaučiaus. Mes tokie tik atėję į tą podcastų rinką, kažkiek nupiepę pizdukai, aš ten atrodau kaip kur estrogeninis nahui. Čiulpdamas tą rausvą vypuką sėdėjau, varažinau Ramaškės ir, blėt, kietai jaučiaus, žinokit. Blemba, kietai jaučiaus, atsimenu. Toks galvoju, wow. Mes tai fucking cool, nahu, mes prieš Ramaškę kūro varom. Tai jo, bet šiaip toks visai jokingas. Man, aš nežinau, man čia tikrai negeriausias bifas. Aš kaip jis ten po to užsimiršo. Karts nuo karto dar paminėdavom Ramaškis, karts nuo karto mus paminėdavo, pastumdavo kažką. Irgi taip netiesiogiai, bet na, šitas visai jokingas. Kadangi aš čia su pisu ją bibdėjau, nahu. Pisu ją, blėt. Tikrai negeriausias, bet blėt jokingas. Paskutinį bifą peisim, tai yra Jankevičius prieš Algi fucking Ramanauskas. Vėlgi Ramaškė. Antroji vietoj palei bifų skaičių po klajumo. Aš niekada nesakiau, kad Justinas pavogė iš manęs. Netgi metaforiškai nesakiau to, nors tai tarsi būtų panašu tiesa, nes anksčiau aš įvedžiau, dabar Justinas, bet žinot, praėjo 2 metai lockdownas, puikiai žinot, aš seniai 2 su viršum metų aš to šou neprezentavau, jis jau seniai nebuvo mano. Aš paskambinau Emiliui Jokūbui, draugiškai, be jokių ten pykčių, ką tu čia varai. Jo, man skambino. Jis buvo nekokios kalbinės formos, aš nežinau, ten sveikata ar kažkas buvo, bet... Man Ramaškė paskambino, kai aš buvau ant athodų, kai aš dar... man buvo pizdata, aš dar tada judėdavau, mėgaujus, kaip sakant, buvau išpratėjęs nuo naujai atrastos šlovės internete ir daug judėdavau žiauriai ir man ant athodų, ant šizofrenijos priepolio kažkokio, kai girdėjau balsus ir mačiau šešėlių žmonės, man Ramaškė paskambino ir pradėjo pys protą dėl Jankevičiaus. Kai aš pats kaltinu save, kad ką tu darei vakarą, nahu tu save, nahu tu dėjai tas substancijas į savo kūną, ką tu prišnekėjai žmonėm, man dar kūra Ramaškė ant viršus, blėt, viso šitą skambina ir dar jisai pisa protą, kad meluoji tenais kažką. Bet esmė ta, kad Justinas, tikrai žinau, kad aš negalėjau pasakyti, tikrai nieko nesakiau, kad jis pavogė iš manęs tą pjesę. Ne, vagystė buvo bandoma atlikti ne Justino rankomis, o Domino teatro vadovo Egidijaus Branausko rankomis buvo bandoma pavogti pjesę ne iš manęs, o iš tos pjesės autoriaus ir teisų turėtojo, Austro Wolfgango Weinbergerio, kuris... Ramaškės bičiulis yra Wolfgangas. Čia tai cool, jeigu tu turi bičiulį Wolfgangas, nu tai čia eik tu nafik. Jeigu tu turi bičiulį Wolfgangas, kuris turi autorinės teisės į pjesę, čia mano tikslas, nahu. Aš dėl to dirbu, blėt, kad aš kažkada turėčiau bičiulį Wolfgangą, kuris turi pjesę. Aš dėl to dabar kalbu šito šūdus į šitą mikrofoną. Pažiūrėkit, kaip Justinas pateikė visą šitą situaciją. Ir neatėjo pasisveikinti. Ir aš toksai, yes! Fuck, koks gali būti didesnis komplimentas. O po to, kai aš taip pamačiau, kad jisai dar sugalvojo ir sudeginti teatrą, tai yra meno aukščiausias, tai yra didžiausias man komplimentas. Jeigu žiūrovas išeina iš scenos, po spektaklio ir sako, aš fucking sudeginsiu šitą teatrą. Tai jisai dabar tipo visą Domino teatrą, tipo, tenais jisai varo, kad čia vagys, tipo viską. Šitą net pamiršęs buvau, kad Ramaškė norėjo sudeginti teatrą.
metrą. Aš tiesą sakant, nesupratau, tau geriausias komplimentas yra kas, Justinai? Geriausias komplimentas, kai tu sužinai, kad esi vagies marionetė, dirbi vagiui. Vėl komedija, fucking vagystės, vėl viskas dėl vagysčių. Kaip mato, čia pusė šitų bifų yra dėl vagysčių. Daugiau nebenarpliusiu, nahu, nebeįdomu čia. Žodžiu, Ramaškė tam pisa protą, kad jis yra marionetė, dalyvavo vagystėje, pats ar žinodamas ar nežinodamas, who is night. Šitas toks irgi nelabai čia geras bifas. Porą praleidau bifų, nes nelabai tenais įdomus jie ir jau užsitęsė ilgas video. Bet jo, šitas irgi toks nelabai įdomus bifas. Tiesiog Ramaškė prieš Jankevičių dėl vagystės. Ką žinau, šiaip tų komikų bifų nemažai yra. Gal kažkiek dar praleidau, spėju, kad nemažai tų bifų, kuriuos nepagalvojau. Įdėjau tos, kurie labiausiai galva atėjo. Pirmą vietą laimi Klajumas prieš Egi, Sašą ir Joną, nes buvo distrekas panaudotas. Originaliausias bifas kol kas iš visų. Antroje vietoje tai du tatėtės mano besipykstantys. Šiuo momentu pats šviežiausias bifas tai Klajumas prieš Katlerį. Tada mes prieš Ramaškę, nes aš tenais esu tam bifai ir šiaip juokinga, na. Kad vaikai prieš Ramaškę susipjovė, blėt, prieš 2 metus. Švieži nupiepė išgamos su žemu testosteronu. Tai jo, tai toksai trilistas. Ačiū visiems labai, kas žiūrėjo šitą video. Tikiuosi, nereiks man daryti antros dalies ir dėti savo naujų bifų, nes bus kažkam nepatikę, apie ką aš nekėjau šitam, blėt, vidose. Tikiuosi, nieko neišdžiau. Sakau, nenarpliu aš šiandien, kas teisus, kas neteisus, man paibati yra iš tikrųjų, na. Bivė išdėjęs, kas čia teisus, kas neteisus šitose bifuose. Esmė ir jokinga yra originalūs bifai. Aš iš žiūrovo pusės visą šitą vertinu, o žiūrovai, manau, turėtų būti smagu, na. Bifai turėtų bifas būti smagus, na. Turėtum jaustis lyg UFC žiūrėtum, žinai, turėtum tais aplipusiais nuo čipsų pirštai, žinai, nuo tų pigių čytos čipsų, tų pustų kažkokių burbulų, sūrio skonio, po kurių net nemalonu su pana bučiuotis, aplipusiais pirštais, blėt, ten žiūrėt, žinai, ir davai, varyk tu ant jo, varyk, žinai. Turi būti hypas, nahu, bifai turi tave užhypinti, sukeltų dopaminą, tu turi dirbti seilėvi žiūrint bifus, žinai. Ir tikrai ne visi bifai tokie būna tarp komikų, kai kurie būna tikrai intens, tikrai įdomus. Tikrai buvo ir nuobodžių bifų tokių, pigesnių mėsos pjausnių, kaip sakant. Bet overall, man buvo smagu, ką žinau, aptariau, praėjau senus bifus. Bet sakau, komikų bifai dažnai nelabai cool būna, nes mes nesimušam. Sakau, arba pisi distrekus, arba mušės, vienas iš dviejų. Tai tiek. Ačiū labai, kad žiūrėjote, čia buvo Emilis Jokūbas. Aš baigiu šį video, kaip visą laiką, tiem, kam patiko, tai jūs maladės, tiem, kam nepatiko, piskit nahu iš kanalo lauk, nežiūrėkit manęs, užblogokit per visur. Ačiū labai, kad žiūrėjot, eikite mano stand-up renginius, sekit mane Instagrame. Iki kito karto, čia buvo Emilis Jokūbas ir aš baigiu šią žinutę.